viso pikto rašom, nes kas žino, bet... Ir kalbėsim apie ateitį, kaip į ją adaptuotis, kaip atspėti tos pagrindinės problemos arba džiaugsmai, kaip čia visą tą padaryti. Šiaip kaip informacija įsisavino. Žinot, labai svarbu ne tik išgirsti, žinot, kaip būna, mūsų mokyklų nelabai mokino suprasti, ne, mums sakė, žinau, pavyzdžiui, aš knygą klausau Berezovskio, ne, 10 kartų audio knygą. Ir klausysiu dar 10, nes jinai neįeina į mane, nors aš galėčiau jūs papasakoti ją. Bet aš nesuprantu, kas pasakyta, taip kaip noriu. Tai va čia yra labai svarbus dalykas, kad kur yra supras, kur yra, žinoti. Kaip tas anekdotas, ne, kur ten tas Brežnevas su ko ten šneka, sako, tu man paaiškink, kas yra komunizmas. Sako, aš tu galiu papasakoti, sako, papasakoti ir aš galiu. Tu man paaiškink, kad aš suprasčiau. Tai va, tai čia iš tikrųjų labai svarbu, aš kol tą skirtumą supratau, kad pasirodo, kai aš žinau, tarkim, perskaitau, ką ir perpasakoti galiu, tai nereiškia, kad aš suprantu. Suprantu, tai reiškia, tai manyje. Aš jau kitaip negaliu. Tai va čia irgi svarbu, nes galbūt jūs man galite atpasakoti, ką mes kalbėjome vakar, bet jeigu paprašyčiau pritaikyti tai realiai gyvenime, paimčiau situaciją, kurias nekalbėjome ir jūs taip, tai kaip? Va čia yra tas supratimas, kad tu jau ilgėsi ir jau tu kitaip negali. Va tik va taip. Va aš toks, ne? Aš taip mąstau, pas mane tokia filosofija. Ir tai yra ką veikti, bet būtent tai yra transformacija vidinė. Ir todėl reikia, jeigu kažkokia, matot, tie mane įeina lengvai ypatingai, jūs tada ją mąstot, galvojat, sakykim, kol kad jinai įeitų, taptų jūsų dalimi. Kaip su to pavyko? Dabar susimąsit, galvoju, palauk. Bowlingą žaidžiau, pirtį buvau, taip laukiu, šitą pavyko, supalaidavau viską, o tik kaip ten su to mokymais. Gerai, praeinam tada, šiek tiek užsitvirtinam, ne? Tai pirmas dalykas, kur man tos planas? Naujikas esate, tai šokit iš karto laivą ir laukit. Pirmas dalykas, ką mes kalbėjom vakar, kad svarbu suprasti, kad reikia keistis ir daryti naujus dalykus, bandyti lipti kitą lygį, ne tada, kada duobė, o tada, kada gerai. Tarp kitko, sėkmingi verslininkai pataiko šitas pinklius. Ir nebūtinai sėkmingi, tiesiog jie tokie daugiau ryškus galbūt. Įsivaizduokite, jūs visi turite kažkokį gyvenime rezultatą. Čia yra faktas. Sveiki, gražus, gyvena, keliauja, turi. Ir dėka savo sugebėjimų, žinojimų, mokėjimų, informacijos, atėjote į tą tašką. Tai yra faktas. Ir dabar, kaip jums reikia kažką daryti naujo, labai sunku tai priimti tą informaciją. Pavyzdžiui, kažkas sako, palauk, aš va čia tą turiu, nežinau, tą pasiekęs. O dabar tu man sakai, kad viskas taip blogai. Kaip blogai, jeigu aš dėka to, ką žinojau, aš pasiekiau, turiu, ką turiu. Sakau, taip, blogai, reikia kito, palauk. Ašgi jau taip pasiekęs. Bet suprantat, kad įgūdžiai, imam prastai pinigus, sudėtinga, sakau, kalbėti apie tai, kad, kaip mylėti daugiau, reikia ko? Gražesnių akių, taip sunku, o pinigai. Suprantat, kad įgūdžiai uždirbti 1000 ir uždirbti 10 yra skirtingi. Tai, ką mokat, kai uždirba 1000, visiškai nereikia. Jeigu norite uždirbti 10, nieko nereikia iš to daryti, nieko nereikia žinoti, kad uždirbti 10, o milijoną. Dar kitokia, nieko nereikia žinoti ir suprasti, ką daro tas, kas uždirba 1000 ir 10. Ir čia yra tos pinklis, kai būna, sako, aš uždirbu 10 000 ar kažkiek. Tik faktas, tik kaip aš atsisakysiu to, ką žinau, kas man padeda gyventi ten, kur aš gyvenu, gauti tą rezultatą, kurį aš gaunu, taip toliau. Kaip tada? Sako, tu man daug dar. Ir tada aš ten pasirinksiu. Dėja taip nebūna. Čia kaip žinau, 3 žmonos, ačiū Dievui, negali turėti 3 vyrus. Sorry, sako, atsisakyk vieno, tada gali gauti kitą. Bandyt galima, visokių istorijų yra. Bet iš esmės, taip yra. Ir todėl tai pakankamai sudėtinga. Kas atsitinka mūsų gyvenime? Tai pas mus atsitinka gyvenime duobės. Nes jeigu mes neaugam, neprogresuojam, pas mus atsitinka duobės. Kodėl jis atsitinka? Todėl, kad mes sakom, jeigu aš gerai, normaliai gyvenu, tai ko man dabar čia maivytis, nevaryk Dievo į medį, kaip gero neieškok ir taip toliau. Ir mes atitinkamai sulaukiam duobės ir visi paliksėsit galvą, kad taip turėjau duobę. Kodėl? Todėl, kad nesuprantam šito. Nes įdėgė programų labai daug. Ne, kad viskas ir taip neblogai gyvenat, ypač kokie ten tėvai ar močiutės, ne vaikai, nesipykite. Ir tai viską gerai gyvenat. Jie lygina save su savo gyvenimu. Maisto trūko, karas, dar kažkas. Kodėl reikia tai žinoti? Nes daug lengviau iš čia startuoti,
iš čia startuoti, ne, į ten, kur jūs norit, negu nukristi duobę ir iš čia, nu tai atstumas, tai čia kosmosas, ne, matom, kad geriau iš čia. Ir todėl, iš esmės, nu taip reikia prisigalvoti ir iš gero gyvenimo visokių nesąmonių. Tada jūs išgelbėti būsite ir net nesužinosite, kokį gilę duobę galėjot būti krypę. Aš irgi taip pat galvoju, gal kiek aš daugiau išvengiau per paskutinius 10 metų, dėka žinių, dėka to, kad aš, sakykime, alkanas nuolatos. Nors duobės buvo turbūt, nežinau, nuo 16 metų. Tai tas tenas mažesnis, didesnis. Ok, klausimų? Nėra? Toliau, kad mes augam spirališkai, ką reiškia spirališkai, mes galime, aišku, vaikščioti ratų, tas pats per tą patį prisiminat, ne? Jeigu keiti darbą, tai keiti darbą į tokį patį. Tarkim, uždirbu 1000, pakeičiau vis tiek 1000. Automobilį perku ten už 5000, atvažinėjau 3 metus, vėl perku už 5000. Reiškia, aš vaikštau ratu. Reiškia, vaikštau ratu ir darau tą patį. Būtas, jo, tarkim, padariau remontą būte savo, 10-15 metų pagyvenau, vėl padariau remontą. Tai nieko nepasikeitė, nieko nešaugai, vaikštau ratu. Kad kilti viršų, geresnė mašina, geresnis būtas, aišku, daugiau pozityvių emocijų, daugiau kelionių, daugiau žinių. Faktas, eina ten daug, kad aš matuoju tai, kas visi žino, kas yra mašina, namas, būtas, nežinau. Vaikų neturit, turit 1, 2, nebūtinai 15, bet kodėl ne? Jo, iš tikrųjų, nes tai irgi duoda. Kodėl mes tą kalbėjom vakar temą, nes palėtė temą tai, kad viskas tokiai keičiasi, bet automobilių nežino, ar pirkt, nepirkt, naujasnis, brangus, gal pavogs, gal ten subražys piktas kaimynas, bet jis įeina į jūsų lygį, kuris yra čia. Ir būna taip, kad, pavyzdžiui, pas jūs, nežinau, būstas, ok, super patenkinti, santykiai patenkinti, ten veikla, darbas, pinigai, o koks nors automobilis, tas pats, kelionės į tą patį viešbutį, nes mes ten pripratom Turkijoj kur nors jam jau 15 metų jis uždroštas, bet pripratom, bet ten dar kas nors, ir tai neleidžia jums ištrūkti iš čia. Nes, sakykime, jūs pusę, čia viskas gerai, pozityvas pliusas, kaip čia pliusų, kad jo visų viską, o čia nepadarėt ir jūs neišmetai šitą lygį. Aš daviau pavyzdį paprastą, ne, jeigu jūs einat vairuotojo pažymėjimą, kad gauti, jeigu jūs sakysit, aš viską moku, bet pedalų nemoku spaudinėti. Jums neduos vairuotojo pažymėjimą. Pedalų turiu minėti. Ar vairuoti nemoku. Viską mokinuosiu, viską moku, bet vairuoti niekada ne. Viskas. Tai toks pat ir čia panašiai. Nes tai įeina viskas. Čia sistema, kuri padeda, kuri sakyk, garantuotai duoda rezultatą, taip, yra įvairių žmonių. Ir aišku, protas, jeigu daug skaityt visokio triukšmo, o triukšmas tai yra tai, kad mums ten žiniasklaida varo. Įgonas Varcas, IKEA kūrėjas, matot, koks fainas milijardierius, o važinėjo su nuolatiniu ir dar su pensininko nuolaida, su troleibusu. Ir mes, matai, galima būti milijardieriu, bet taip. Bet čia yra pudrinimas smegenų triukšmas, kuris trukdo jums suvokti sistemą. Taip pat bus Bilas Geitsas, vaikšto su maikutė, matot, koks jis fainas. Arba Zuckerbergas, Facebook'o kūrėjas, važinėja su ten Senata Jota. Matai, galima. Pirmas dalykas reikia būti Zuckerbergu, kad važinėti teisėjo su Toyota, ne? Pirmiausia. Bet iš esmės neklausykit, nes tai yra triukšmas, kur suka ir nieko gero neatves. Ok? Yra klausimų. Toliau. Čia ir motyvacija, ir, aišku, pamokos. Čia aš, sakykime, ir man tas pats, aišku, vyksta. Čia aš, yra vidinis, yra išorinis. Pavyzdžiui, jums kažkodėl tai galvojat, kad aukštasis reikalingas. Kodėl? Tai kad visi tai sako, dabar gal mažiau, bet mano būdavo tai, kad ten, sako, mergina su manimi nesusitinka, į kiną neina, arba jeigu namo pakviesti arbatos, tai su tėvais gėda supažinint jai, nes aš neturiu aukšto. Tai ką aš veiksiu gyvenime. Bet čia ar mano vidinis noras, ar išorinis? Jo, tai va čia reikia atskirti. Nieko nėra blogo tarp tam išorinio to dalyko ar vidinio. Svarbu jums atskirti. Aš ir renkuosi irgi sąmoningai, kad prisimint, kaip kur tą aplinką, kad mane įtakotų taip, kaip aš norėčiau, kad įtakotų. Tarkim, trenerį pasisamdai sporto ir jis tiesiog, kad vai senį varyk, kur tu, kodėl treniruotėjai ten ir tu, čia išorinė motyvacija netinka, bet aš ją pasirenku. Čia normalu. Tarp kitko, aš vakar pasakiau, kad gal atrodė jums, kad čia blogas. Ne, esmė, kai mes neatskiriam. Kai mums ten užpušina ir mes, reikia būti normaliu, taigi reikia būti tokiu, taigi reikia ten mokslo, taigi reikia daryti, reikia ir, o kodėl reikia? O tai visi tai daro.
Va čia yra išorinė. Ir jinai pavojinga, jeigu jūs nevaldot jos. Esminis dalykas išmokti valdyti tai. Suprast, čia išoriniai dalykai, kurių aš iš tikrųjų nenoriu, bet darau, atitinku, tas įvaizdis dar kažkas, dėl to, ką tai priimta, kiti nori ir taip toliau. Tai reiškia, aš save privartauju ir nesu laimingas. Jeigu aš samdau trenerį, jeigu aš samdau komandą, jeigu aš paėmiau kažkokį projektą, kuriame yra kažkas stiprus žmonės, kurie mane irgi pušina, davai ten, aš pasirinku tą išorinę motivaciją. Yra vidinė motivacija. Kas yra vidinė? Tai yra, ko iš tikrųjų aš noriu. Kaip ir čia apie tą talentą mes kaip kalbėjom. Tai iš esmės talentas tai, kam tu turi energijos, tai, ką tu nori daryti. Kas patinka daryti, ko negali nedaryti. Sakykime, tai yra vidinė motivacija. Aišku, sunku. Jeigu nuo vaikystės to nemokini, tai dabar, pažiūrėt, kasgi man tam patinka, likti ir tas patinka, bet nedaryti gauti, nedaryti, o turėti. Nedaryti, o turėti statusą, pavyzdžiui, ne? O čia klausimas kelio. Sakykime, jaunų sportininkų, kuris laimėjo olimpiadą ir ten aukso medalį. Daugumai žmonių atrodo, aš irgi norėčiau būti tas, kuris turi aukso medalį. Bet čia taškas, to neįmanoma gauti. Jis norėjo ten, pavyzdžiui, bėgti, laukti. Jis norėjo tą daryti. Aš pasakoju pirtį, normalioj pirtį vakar su vyrais. Žaskybino pirtis. Pasakoju apie golfą, kaip mane mokino. Ir čia atspindi šitas viskas mūsų gyvenime, ką mes klystam. Ir kuriuo nepasiekėm rezultatų. Aš golfą, ta lazda tokia mažytė, tai aš ten, nukreta čia netoli. Jis ateina mažiukas treneris, sako, žiūrėk, ne? Ta prasme, kaip čia padarai? Aš ten vėl... Ne, sako, tu nesupranti. Jis ten... Ta prasme, kaip galima taip numušti, 200 metrų, kaip čia supranti? Sako, tu nesupranti prikolo. Sako, tu ilgėsi kaip, turbūt sako, kaip, taip irgi įdomiai, sako, čia yra, tu nežiūrėk, kur nori pataikyti pirmiausia. Tu žiūrėk, kaip tu muši. Techniką tobulink. Ir kai tu tobulinsi techniką, tu muši vis toliau ir tiksliau. Ta prasme, o tu kaip, kur kažkas. Sako, tai čia aišku, kad tu pažiūri, bet ne tai, kad tavo tikslas ten ir tu kaip tu darai, tu belė kaip darai. O pasiūlė technologija labai įdomi. Lazdos yra 14 ir jos skirtingos. Tu muši tą pačią jėgą, to pačiu kampu stovėsina ir taip toliau. Tu taip pat, tau skaityk, vieną lazdą įdėjo, kitą įdėjo. Ir nuo to skiriasi atstumas. Viskas. Nereikia, kad čia paima, čia stipriausi, neužsuk, ne. Identiškai visą laiką muši taip pat, tik tai skiriasi lazda, nes jos pokrypis, kampas, svoris. Ir nuo to yra, todėl tu pamatuoji, kiek maždaug yra iki duobutės, ten tarkim 100 metrų, paimi 100 metrinę lazdą ir muši taip pat, tobulindamas techniką. Tai talentas arba gyvenime, jeigu norit kažką pasiekti, mes visi kažkaip į tą tikslą. Gauti, čia gauti, bet nedaryti. Ir didėjai žmonės, kad programavo, tas pas Facebookas, visgi ne dėl to, kad aš noriu ten milijardą, ne, jis sako, aš padarysiu geriausią socialinį tinklą, aš padarysiu, ir jis nuo ryto iki vakaro tai tobulina. Ir atitinkamai tai davė rezultatus, aš milijardierius, gerai, 10 milijardų, okei, bet jis toliau taip iki šiol sėdi ofise ir tobulina, išleidžia, jie nupirko YouTube, Instagram, Messaging, chatą, jie viską nupirko pas kitus žmonės, viską nupirko, kaip ir Google'as, jie uždirba, nuperka, ne patys padaro, kas pas mus iš buvusių Tarybų Sąjungos mėgsta aš pats. Yra idėja aš pats. Kartu, ne aš pats. Ir aišku, nieko nepadaro. Pagaunant idėją, čia tokia sudėtinga, bet iš esmės būtent reikia norėti praeitą kelią. Vėl, ar yra tam aplinkybės? Aišku yra. Galima mokintis dėl mokymų, bet ne dėl to, kad kažkur nueiti. Suprantate? Galima būti aplinkybės, galima kažkas taikyti praktikos, aš čia darau. O ką tau davė tai gyvenime? Aš geras praktikuotojas. Būna. Skaitau knygas. Daug knygų perskaičiau, bet tu taip pat gyveni kaip ir prieš 20 metų. Tai dar daugiau perskaitysiu. Tai yra būna irgi tokias pinklės, pataiko žmonės, kaip sako, daug visko žino, bet nieko nemoka. Taigi, dar kartą, išorinė motivacija, jinai dažniausiai yra kenksminga mum, nes mes to iš tikrųjų nenorim, mums tai primesta. Aplinkos, tėvų, giminių, valstybės, vyriausybės, ko tik norite, patriotai ten, visi dalykai. Bet jinai gali būti jūsų kontroliuojama ir valdoma. Tai yra pasirinkti
Čia, pavyzdžiui, sėdit, čia visi mokinasi. Ir jūs įtakoja, jeigu čia jūs vienas sėdėtumėt mokino, kiti čia gertų alų, suprantat, ne? Jūs galite pasirinkti. Toliau yra, ieškokit visada vidinį motivaciją, tą, ką norite, kas kyla iš vidaus. Tas, sakykime, talentas, kas lengvai gaunasi, kas norisi daryti, ką norisi veikti. Ieškokit visada, nes taip jūs busit išgelbėti ir niekada netrūks energijos. Niekada netrūks. Kitu atveju trūks. Čia vienas iš požymių, kaip paskirti, mano, nemano. Nu, žiūrėt, nesinori man daryti. Pirmadienį nesinori eiti į darbą kažkur, į susitikimą, į pasimatymą ir taip toliau. Bet einu, nes... Okay. Toliau. Pamokos, čia šiek tiek kita tema, prisimenat, ne? Pamokos yra gyvenimo ir pasirinktus mūsų pačių. Sakykime, sportas pats sportas, jau sviri 140, jau taupi piec ir sakai, nu ką daryti, reikia užliaus kažką daryti su savimi. Čia yra sulaukiai gyvenimo pamokų. Verslas, santykiai, nieko nedaryti dėl santykių, tokie normaliai gyvenam, taigi ką pasakiau prieš 15 metų, kad myliu, kokiu čia nori žmonės, ne? Ir po to ką, sako, aš tavęs nemyliu, turiu kitą. O, čia gyvenimiškas pamokos. Galime mes, kaip sąmoningi žmonės, priimti patį sprendimą, patys mokinti, sakys, palauk, nebūtinai bus taip, kaip yra, viskas keičiasi, davai aš pažiūrėsiu, kaip pats išlaikyti gerus santykius, ne, jeigu mes santykius, ten darbinius, kas keičiasi juose, kas yra rutina, kaip su jo kovoti, ne, ir taip toliau, taip toliau. Tai pats pasirinkti mokintis. Taip pat nelaukia, kada sversti 140, irgi pats gali priimti sprendimą. Verslas, gyvenimas, supratimas pasaulio. Nieko, taigi vis taip gyvenu, nieko nesikeičia. Paskui žiūri, kad nieko nesusigaudai, darbo gauti negali, adaptuotis nemoki. Jaunimas išaugo, pradėjau kurti kažkokius dalykus, kurių nesupranti, nesuvoki. Pasaulis tave pradeda žiūrėti, kaip man sunku šitame pasaulyje gyventi, kaip aš nieko nesuprantu, kaip aš nieko nespėju. Jis koks sudėtingas. Aš niekam nereikalingas, todėl kad kažkada nusprendė, kad nereikia pamokų tau, kad jau viską žinai. Turiu aukštąjį, gal 2, dar magistras, viskas. Darbas garantuotas, geras gyvenimas irgi. Jeigu vedžiau, tai garantuotas geras. Santykiai, šeima, viskas, apigrabo. Jeigu turiu diplomą, man garantuotai ateina, parodo visi, ko dėvė. Gerai, kad jūs atėjote darbintis pas mane. Ką mes be jūsų darytume? Dėja, ne. Todėl vėlgi, čia jau kitaip, čia nesu motyvacija. Aš šiaip realiai nematau jokio pliuso išorinių pamokų. Kad jų norėti, duokit man, jų ir tiek po taip. Pavedė, išdavė, nepadarė, pavėlavo, sugedo, jų ir taip pilna. Bet bent jau apsaugokit save, bent jau nuo tų, ką jūs galite sukontroliuoti. Paprasti dalykai, santykiai, jūsų saviugda asmeninė, kūnas, biologija, fiziologija. Nu, verslas čia toks dalykas, biškai sudėtingesnis, tarkim, pinigai už dalykas. Bet iš esmės bent jau šitus dalykus, kad savo būseną, emocinę, fizinę, ja, santykiai, kad su jais dirbti nuolatos. Ir saviugda, kad būti visą laiką prieš akį visos evoliucijos civilizacijos, kad gaudytis. Nes tai išgelbės jūs nuo tūkstančių problemų. Ir pat kitko, ką susijama saviugda, net nesuvokia, kiek problemų išvengia. Jūs žinot, kaip jūs domite saviugdą, ieškot, kiek sužinot, kiek žinot daugiau už kitus, žinot, kiek jūs jau išvengiat problemų. Jūs tik jos nežinot. Nėra kitaip ateini, o, problema, apeisiu, nes aš protingas. Taigi nėra, taip tiesiog tu to nedarai. Ir todėl tas ir būna, kad kažkur pradėjo labai keisti save, transformuoti, pradėjo sektis. Čia nesektis, ir tiesiog daug pamatai. Tarkim, 1000 problemų būtų, tu patyrei 100. Pas kitus 1000. Tu galvoji, geras, man sekasi. O realiai, dėka žinių, laviruoji, evoliucionuoji, keitiesi. Todėl sakau, sunku vertinti, neatrodo, nieko čia, sakau, kaip aš vakar juokavau, atsikeliu, nieko čia gero, ne? Bet ant kiek galėtų būti blogiau, ant kiek kitaip žmonės gyvena. To, kad tu nežinai, nėra kaip palyginti, negili gyventi tokį paralelinį gyvenimą, peršokti iš vieną kitą. Va, kaip aš gyvenu, aš kažkada norėjau tokią idėją, turėjau, nu, gal ir negerai, jeigu kažkoks režisierius ateis, nufilmuoti filmą, kur ekranas padarytas į dalis ir vienoje pusėje žmogus, kuris sąmoningas, kuris va, emocijų nepasiduoda, ne, kuris turi tam tikrą gyvenimo strategiją, kad jisai, jam viskas pamokos, jis emociškai stiprus, intelektualus, kaip pas mus sako, jis supranta, o kitas toks kaip normalus. Jam ten užkišo ir ten nuveda ten ir taip kaip rodyt, kaip nuveda per kokius metus žmogų, kur gali nuvesti. Ir
mes nemažai kas buvo tokios situacijos, kur galvoju, kaip aš čia pataikiau. O šitas normalus, jis reaguoja, žiūri, mokinasi, dėkoja ir kur jį nuveda. Tas pas laikas tos pačios situacijos. Suprantat, labai būtų įdomus palyginti, nu toks sunkus nufilmuoti, bet tokia vat idėja buvo. Kad palyginti, nes mes nežinome, mes atrodo, nu normaliai, vis tiek blogai, kaip nebebūtų. Taigi, yra čia klausimų? Labai gerą idėją. Su filmu? Nu jo, taip, bet padėkit, kas nors raskit, kokius režisierius, dar kažką. Ir turėkit omeny, jeigu kažkas kažkur, žinot, kažkas pažįstų, jauną kokią nors studentą, kuris ten aktorystė, nu ir, žinot, gal galima multiplikacinį multiką, žinot, kaip žmogiliukas ir tokią nufilmuoti. Tiesiog turėkit omeny mūsų daug, pasidalinkit, papasakokit ir kažkas ateis iki mūsų padarysi. Čia net geriausia reklama gera. Nes daug kas susimąstytų. Dabar gali pradėti pasakoti. Taip. Nu taip, sunku paaiškinti. Taip. Psichologinis toks filmukas. Nu jo, psichologinis, kad čia pasirodo galima taip reaguoti, galima taip rimtai. Čia kita situacija vėl jis reaguoja taip, ar galima taip, o geras, o tu kaip aš reaguoju. Ir O pagal atskirus, sakykime, psichotipus kažkokias tai parinkti medžiagos nuo žmogus. Ne, nu irgi galima, bet sakau, čia reikia, nu, tai visko galima, bet sakau, čia, taip, čia, aišku, yra idėja tokia transliuoti tokius vat filmus arba tokius vat ant sienos nemokamai žmonėm universitete, žinai. Kad fankas kažkoks sėdėti ir kad ateitų pažiūrėti, sakai, nuvažiuok prie Univerą, pažiūrėk ant sienos, visą parą transliuoja, technologijos leidžia, saulės baterijas padarėjai, projektus pastatėjai, gali transliuoti visų, nu, tiesiog visą laiką. Aš kai sakau, žinot, kaip noriu būti palaidoti. Nupirkti keletą slipų, nu, ten sudegina, man išvis nesvarbu, kitiem kažkaip rūpi, kas bus, taigi aš jau negyvas, tai tokios skaitome. Tai galite iškabinti kavą, o kas skaitome. Varnas gąsdina. Tai man tokia vis tiek. Nu, tai esmė tokia, žinot, pastatyti kaip kriptą, saulės baterijos ir ekranas. Ir kad viską, ką aš kalbu, kad kalbėtų. Ir gali ateiti ir paklausyti Evgenijos pamirties. Prikonai. Nu geras, nu fainai. Tikėtina, kad padarysiu, o ne. Tai jeigu nedarašysiu testamentą, sakysiu, kad taip padarykit. Va taip. Tegul užsiknisa, nu padaro ką, kas man, aš tai myrės. Vaikai ir anūkai. Bet iš tikrųjų savo. Ir sukasi visą parą. Gal įėjimas, aišku, kažkoks. Galima į vidų nudarkinti, ne, ir tokias kaip istorija. Nu iš tikrųjų fainai, nu, pavyzdžiui, dėduką nieko nežinai. Paėmius, kur į filmuką, pavyzdžiui, kažkokią istoriją, ir tu įeini į kriptą, ir ten visokie dėdukai, proseneliai viskas. Nu ir ten, ir va, čia dėdukas toks gimė, ir jo filmas. Nu, įdomu. Nu, kodėl taip nepadaro niekas, kažkaip keisti. Nu, čia net logiška. Nes visi interpretuoja visai. Per karą sunku, per karą lengva, per kažką daro. Čia va, filmukas, tada gimė, buvo tokie vaikai, tada. Tai galima ir verslą padaryti. Kas nori filmuką apie žmogų? Galima. Jo, aš nepagalvoju apie tai. Laisvai. Turbūt net ir atsirastų. Tai gal jūs? Dar nemirėjau, bet... Reikia panalizuoti. Žinai, idėjų tai labai daug, žinai, bet... Va, met atskit kova va čia, va. Čia tavo tie, va čia yra tikslas, idėja, kai viskas vyksta. Matai, reikia analizuoti kokią rinką, kiek žmonių, kiek tai kainuos, nes yra dabar, kur tas daro genealoginį medį, ne, kad vadinasi tas. Irgi, bet, kaip suprantu, neypatingai populiaru. Tai reikia sužinoti statistiką, kiek jie daro, nu, imkim Lietuvą, čia aišku galime visur pasaulyje daryti, dabar ką, technologijos nieko nereikia. Bet, nu, gal čia paprasčiau, nes čia realiai turėtų žmogus pats nupasakoti istorijas, jūs nuotraukas, medžiagas, viską, ir tada iš to sukomponuoti. Čia biškai lengviau, nes genealoginis medis, tai tu tipo, pats turi ieškoti ir žmogui surasti jo ten giminės, kada kas gimė. O čia praktiškai, nu, jeigu aš užsakau, tai sako man, jo, nu, kaip klientui sako, tai siūsk viską, ką turėjo, bet tos, nu, dėdukus, papasakok istoriją, kur gimė, kad duodu ir tada suformuoju kažkokį klipuką, nuotrauką senas, ten, žinot. Ir toks, va, tipo, va, gimė ten. Nu, jo, įdomi. Va, žiūrėkit, matot, va čia mes prieiname prie tos idėjos. Va dabar čia idėja, nu, idėja atsirado įdomi, ne? Ir kažkas net, galbūt net kažkas užsimotyvavo. Grįžtam prie to, motyvacija išorinė ar vidinė. Pagaunat idėją? Nu, pavyzdžiui, kažkas, jūs neužsimotyvavot, bet aš galiu užmotyvuoti, sakyti, nu, va, žinot, pavyzdžiui, aš darau tą projektą, nu, kaip darau, čia viskas taip padaryti, danguje, pavyzdžiui, ne? Kapų priežiūra kaip Uberis. Tarp kitko, kas norit, galim daryti kartu. Atrodo, o tai per ko čia tas kapų priežiūra? Va dabar jums duosiu išorinę motyvaciją, pavyzdžiui. Kaip manot, kiek yra kapinių? Ne kapavičių, kapinių Lietuvoje. Nu, Lietuvoje 2,5 milijono gyvena. 373 kem Lietuvos teritorija.
Kaip manot, kiek yra kapinių? Kapinių. 4 Lietuvos plotų. Ne, nu skaičius. 300. Nu, kas dar? Kaip, pamatysit, kaip jūs nesuprantat. Kiek milijonų, kiek žmonių, kiek... Ne, kapinių, ne kapavietė. Kapinių, kapavietė. Nu, jūs žinote, kapinės važiuojate, ten yra kapavietė. Tai kiek kapinių yra? 20. Lietuvoje viso. 7800. 7800. Palaidoti virš 2 milijonų. Kasmet 40 000 miršta. Galim padaryti 100 000 transakcijų per metus, 5 milijonų uždavinys. Uber platforma, kur tu nesamdai žmonių, bet žmonės patys registruojasi ir tie, kas gyvena tenai, atlieka ten už 9 eurus ar kiek tą priežiūrą, kas yra papildomas uždavinys. Visa vizualizacija, viskas paruošta, aš net pristačiau tą projektą fondui, kurio 4 milijardų kapitalizacija. Sako, afigėti. Tema, afigėti. Daryk, sako, apsą iš karto ir visą pasaulį. Ir aš toks, aha, visą pasaulį ir apsą. Nu, susimetam. Bet iš esmės tai yra, realu. Kodėl man patinka, aš jau 70 metų kuriu tik platformas. Aš neturiu gamyklos, pastatų. Man įdomu platformos. Kodėl? Kažkada sukursiu platformą, kuri naudosis ten, 100 milijonų žmonių. Platforma tai yra, kas suprantat, ne? Yra platforma. Žmonė pagalba. Tai čia produktas koks, ką tu darai žmogui. Aš tinku apie patį kaip verslo modelį. Verslo modelis yra platforma, kuria naudojasi žmonės. Pavyzdžiui, Autopliusas. Autopliusas yra platforma, kur yra 2 klientai. Ne vienas perka automobilį, kitas parduoda. Deginėtas dirba 19 žmonių Lietuvoje, bet jie yra Estijoje ir Latvijoje. Deginėtas, jiem priklauso Skelbiu, Rodos visi. Pardavė už beveik 400 milijonų. Platforma. Šiais metais, nesenai. Taigi, todėl idėjos gerai, išoriškai gerai. Čia gal, kai vyrai pagalvoja, gerai, aš čia galim, bet čia išorinė motyvacija. Tada, pavyzdžiui, šitą idėją jūs pagyvenat 2 savaitės ir žiūrėt, aš negaliu užmygti. Ir tada jūs sako, čia pasirodo ne išorinė, a vidinė. Tikėtina, kad 99% po savaitės jūs jau pamiršite, ką aš pasakiau. Tai viskas tokiai, taip ir turi būti. Ieškokit toliau, kol... Davai, nenori, nesąmonė. Atkalbinėjat save. O viduj. Bet, kaip kalbėjau vakar, jeigu nedarysit, pasibaigs energija. Negaligi būti energija. Jūs ją gyvenat, kaip aš darysiu vaikam, kai aš darysiu, nežinau, kam noriu, dedukam. Pastarysiu kryptą ir filmuosiu filmukus. Ant tos energijos jūs išnaudosite, ją ir nepasibaigs. Todėl čia rimtas dalykas. Aš irgi galvoju, gera idėja, po metų nieko, bet buvo linksma. Ją nešėt savyje, apie ją galvoti ir taip toliau. Bet jinai įsibezdėjo. O gerų idėjų, ko tu daugiau pavedi Dievą, tuo mažiau gauni. Ir po to nebegauni. Nes sako, tai šitas triochla nieko nedaro. Ką aš jam čia siūsiu? Gali irgi tai būti. Aš kaip sakau, Dievas, kaip žinot, kaip žmogus. Taigi jūs irgi, pavyzdžiui, kažkoks žmogus, ar draugas, ar ten giminaitis, ir jis ten vis kažko, davai, darom, paskui jūs po 20 kartų sakai, eik, nieko tu nedarysi. Viskas. Taip pat ir tas paties sistema. Čia yra labai geras toks dalykas, kad kaip Dievo įrodymas, sako, žiūrėkit, yra, pavyzdžiui, akmuo. Jis guli 1000 metų, guli, ir priėjo kažkokia ten, arba nepriėjo, kas nors, sėkla krito po jo ir pradėjo augti, ir taip nustumė, ir taip nustridėm. Ir, pavyzdžiui, akmuo galvotojai sakytų, wow, kas čia tai padarė? Kodėl aš čia gulėjau 1000 metų ir nustridinau? Toliau gėlė auga. Gėlė auga, galvoju, aš gėlėjau, saulė, viską, ir ateina ožka. Čia turbūt Dievas man taip nubaudė. Ožka suvalgė, sudžiuvo ir mirdama galvoju, Dievas manęs nemyli, ką nors. Nesavaizduoja, gali būti aukščiau. Gyvybės formų. Toliau ožka bėgioja. Žmogus išbėga, laukinė. Mirdama galvoja, ką čia buvo pasauliu, kodėl tai atsitiko. Aukštesnė gyvybės forma. Dabar kodėl galvoja visi, kas sustojo? Nėra aukštesnės formos. Viskas, žmogus aukščiausia evoliucijos gaminys. Kodėl? Čia primityvus, iš tikrųjų tai privačiu. O kodėl turėtų? 4 lygiai. Negyvas, mineralai, gyvas, gyvūnai, žmogus, viskas, 4 formos gyvybės, viskas. O kodėl? Kodėl? O todėl. O todėl, kad nematom. Bet ir ožka nemato. Ką nemato? Bėgioja, numirė, suvalgė. Gėlė irgi ten auga, ateina kas užminės, irgi kas nors, kas čia. Įdomus mąstymas. Gerai, dabar šitas labai svarbus, ypač veiklai, ypač idėjom. Reiškia, kad
praeinam, jau prisimenu, ne, kad čia tokia kaip aš sakiau tą žodį, galima ant jos užverti. Suverti, jo. Ant šito tokio galima suverti visas jūsų veiklas, karjerą, verslus, viską. Bet principas koksai. Svajonė, tai yra aukščiausia kas. Kas yra svajonė? Tai, kas kažkaip taip norisi, bet neaišku kaip. Jeigu jums aišku kaip ir ką jūs norite, tai nesvajonė, tai tikslas. Nu, sakykime, pakeisti švietimo sistemą, svajonė, pastatyti universitetą tikslas, kuris yra kaina, kurį galima padaryti, yra kažkokia strategija. Ne? Toliau, tas tikslas, aišku, visada susiformuoja iš idėjų, bet to pačiu ir tikslai gyvenint irgi yra idėjų įvairių. Jo, mes sugalvojom kažkokią idėją. Filmukus, nufilmuot, kažką ten daro ir taip toliau. Tikslas koks padėti žmonėms. Toliau, noras. Kas yra noras? Be noro nieko neprasideda. Žinot, ne? Jeigu jūs nenorėtumėte, jūs šiandien būtumėte. Nekaip. Aš taip nenorėjau, bet čia sėdžiu. Nu, vis tiek nori. Tai net blogi dalykai irgi atsitinka. Taip pat mums nori, nereikia sumeluoti. Nu ir aišku, po norų dar slypi energija. Nes noras tai jau po to, kad, žinot, yra energijos. O ryte atsikeli, nes yra energijos. Jeigu nėra energijos, neatsikeli. Suprantat, ne noras, o energija. Kaip ir vakar dar kalbėjau, čia mes pirti, ne visi girdėjo, kad, nu, pavyzdžiui, yra mistika, ne, tokia. Nu, mums sako, kad miegam kam? Kad pailsėtum, atsigautum, ir gautum energijos, bet yra melas. Nes mes per miegą negauname energijos. Jeigu mes gautume energijos per miegą, tai mes miegodami kuo ilgiau, tu daugiau pailsėtume ir užsikrautume. Nu, gilogė. Nu, aš blogį, nereikia man čia mediciniai terminai, čia H2O, čia ką nors dar ten, kūnas ten, ląstelės, darau. Jo, biologija būtent ir atsistato. Proto įsijunginiai visokie dalykai ten, mitochondrijos atsistato, ten baltymai, aminorūgštys įskirta. Bet tik biologija. O biologija neturi energijos. Energija kažkas tokia vat mistinė. Tada kur tą energiją mes gauname? Tik ką nors darydami. Suprantat, kaip įdomu? Kada mokslu daeis, ne? Neaišku kada. Turbūt visiems tiem šizoterikam greičiau daeina negu mokslu, ne? O po to jie kažkaip bando tą aprašyti. Bet iš esmės, kaip paprasta logika. Jeigu tu laimingas nuo to, ką darai, kai visi dideli žmonės, jie miega po 4 valandas. Tai kada? O nuo tos veiklos jie suveža. O tai yra kažkokia mistika, kad aš taip, man tai paprašiau supras, man. Jūs savo atsakykite. Man paprašiau, kad Dievas man duoda energijos, nes tai, ką aš darau, jam reikia. Nu, gyvenime taip vyksta. Jeigu su kažko dirbat, turi darbuotojų, kolegų ar ką, jūs irgi sakot, šaunuolis, gerai darai, daryk toliau. O kūnui reikia miego tam, kad procesus tokius atsinaujinti, statyti ir taip toliau. Pailsėtų, gal pagulėti ir taip toliau. Todėl čia labai svarbu. Todėl jeigu mažiau miegat, nereiškia, kad mažiau energijos turite. Ir čia akivaizdu, kad 12 valandų pamiegokit, tai sulaužyti, atsigelsit, atsakysit, aš iš jų neturiu energijos, einu dar pamiegoti. Va, realybė. Realybė, o pamiegat 8 ir jeigu patinka ką veikti, tai aš nenoriu miegoti. Aš galvoju, man patinka, aš ten skaitau, darau, 3 nueinu, miegoti reikia. Geriau nereikėtų. Taigi, suprantat, kai veikia. Neturi svajonės, nebus energijos. Nekaip. Nu ką tikslas, tikslas. Ir tada reikia ką daryti? Discipliną, valią, ne, ten, muštruot save, ten, ieškoti motyvacijos, ne, kaip aš sakiau, mokytis ir taip toliau, ne, ir tada aš einu, aš galiu. Bet ilgalaikėje distancijoje tai nėra jokių galimybių. Kas bus, kaip rodžiau, duobė. 2 metus varot, užvarot, viskas, paskui ten pabūnat, sakot, vėl galiu daryti. Jeigu jūs turite svajonę, jeigu jūs turite energijos ir norite tą daryti, eiti tą kelią, jinai niekada nesibaigs. Ir mes turime, ačiū Dievui, pavyzdžių žmonių, didelių žmonių, kurie sukūrė didelius dalykus, kad jie taip ir gyvena. Kokias ten duobės, kokias ten krizės. Energija eina, daro, dirba ten ką metų, dar ruošiasi dirbti. Buffettas, tas pats Gatesas, ne, nu, kas vyresni žmonės, 7 metų, ne, man atrodo, Buffettui šis dar daugiau, man atrodo, 8, ne, man atrodo, 90. Ar 90, nu va, tai įsivaizduokit, 9 metų ir jis tą patį, nu tai čia jis tikrai save radęs, ne, negu jam tai pasisekė, pasitėm discipliną, motyvuoja save, prisiklijuoja geltonus lapukus ant šaldytuvo, voronai šypsokis, gyvenimas, nu, juokinga, ne, ten. Aš savim tikiu, žinai, atsikelia dėti, dėkingumo technologijos ten, aš dėkingas, kad man dėvėjimą ir aš nešikų kelnes, nu.
Ką jis? Jis eina ir daro, jį paklaustų, tu kaip, tai ką dar daryti? Taigi kaifas. Taigi kaifas. Sako, ateina ofisi visi, ten paskutinis metų. Ateina ir ataskaitas skaito. Ir tą daro. Bet kaip, gerai, aišku, mes jį žiūrim, kaip fain. Jis nuo 6 metų žinojo, kas nori būti. 11 perskaitė visą biblioteką mokykloj. 14 visą Vašingtono biblioteką perskaitė apie finansus. Paskui pataikė, nepataikė, įstojo universitetą, kur buvo geriausias investuotojas, Grehamas, geriausias visų laikų, turtingiausias žmogus. Aš irgi tai norėčiau, bet dėja ne. Tai čia irgi labai sunku iš jo mokintis. Bet mes žinome, kad galima bandyti, naudoti žinias ir tada rasti. Dega širdys, turiu svajonę, yra technologijos, kurių aplinką ir galima būti laimingų kasdieną, kas svarbiausia, negu pasiekti tikslą. Svarbiaugi, kad patiktų, ką darai. Tai yra daug svarbiau. Tada ir yra galimybė, kad tu nueisi kažką. Galima kentėti ten 2 metus, nekenčiu, bet padarysiu, ten sukursiu. Tai kas toliau? Taigi, yra klausimų? Aš apie energiją norėjau. Pavyzdį tokį. Tarkim, dirbi visą dieną, pareini iš darbo jau pavargęs. Fiziškai dirbi? Tarkim, nesvarbu, kas ką dirba. Ir ateina draugas ir sako, va čia kažkokia padinkanti veikla. Ir tu gali sėdėti per naktį, ir tu jau nieko nepavargęs, tu turi energijos. Absoliučiai. Tai tu reiškia dirbi, ne tą, neužtenka energijos. Šis buvo geras pavyzdys. Taip, aš, pavyzdžiui, niekada nepavargstu. Aš vėl vakar jau 3 mėgoti. Tik tai principas toks, aš nemėgstu ryte keltis. Niekada, aš galiu nueiti 10, aš vis tiek nesikelsiu 6, 7, aš nemėgstu. Man reikia, aš pabundu ir tada dar galvoju. Valandą, kol net taip toks. Bet iš esmės, nepavargstu. Kaip pavargstu? Taip, antiek fainai, kad tą, ką darai. O čia super pavyzdys. Super pavyzdys. Geras. Ateini grįžti, užsikalęs, nekenčiu, pažiūrėsiu ten teliką, viskas. Ir ateina su įdomia idėja draugas, kai pradėti šnekėti, kalbėti ir žiūri 2, ir man daro, dzin, reiškia, taip, apie ką kalbėjo, apie tai, kad ten. Taip, labai geras pavyzdys. Net per vieną dieną galite pajusti skirtumą tarp to, kad čia tavo, o čia ne tavo. Čia ir žmonės taip pat būna. Nusibodo, bet koks nors paskaminas ir varau. Pažiūrėjau, į miestą. Išlendam į miestą, pažiūrėjau, tamsu lyja. Bet galigi kažkas paskambinti ir išlysi, atvažiuosi, o dabar tingi. Tik ką tingiai, bet kas nors, geras. Iškas. Vėlgi ne. Taip. O noriu pasitikslyti dėl to darbo. Bet aš jeigu irgi iš darbo grįžtu mirtinai pavargus, bet aš jau seniai, tas darbas gal ir patinka, bet kolektyvas nepatinka. Tai, tarkim, kadangi jau čia tas laikotarpis labai pavargus, tai jau tragiškai reikia man greičiau ieškoti kitos vietos. O ir pavyzdys. O Savygos ABC praėjus? Ne, čia. Aš ten duodu testą. Žiūrėk, dabar galim, tai galim. Aš ten duodu viską sudėjęs. Kaip keista, nes kartais galvoju, kam aš vedu. Aš matot, kaip retai vedu tos. Aš kiek nedariau metų stovyklų ir visų tų. Kodėl? Dabar taip susiklosiu. Tai mes su Zizu susijungėm, ne? Tai gimtadienis, darau. Kodėl? Aš į viską sudėjęs. Ir jeigu jūs tikrai labai norit, o yra tokių žmonių, jūs viską nupirkit visus kursus ir jums nereikės mokintis pas mane. Jeigu, aišku, jūs ten tik taip žiūrės, gerai, toliau, ką čia pasakoju. Realiai, pasinerti, po 2 kartus pažiūrėti. Kaip aš sakau, knygą audio 10 kartų klausau, dar 10 mažiausiai klausysiu, nes tai turi tapti mano dalimi. Tai, bet klausimas užduotas reikia atsakyti. Yra testas. 5 faktoriai pažymintis reikia keisti darbą. Kas praeidinėjo, žinot. Nori praeiti? Tai aš jį praeisiu, tai dabar galiu padėti, visiems įdomu. Taip. Tai klausimus užduotas turi būti atsakytas. Aš laikau tokią taikau savo tokią sistemą, jeigu užduotą klausimą, aš turiu atsakyti. Ne taip, nupirkit, sužinos. Šitą nekenčiu. Užduotas atsakysiu. Jeigu norit, susirašykit. Arba tiesiog pliusiukus dėkit. Reiškia, 5 klausimai, reikia savo užduoti 5 klausimus, kad suprasti, tą darbą reikia keisti ar ne. Reiškia, pirmas klausimas. Pirmas, paskutinis nėra svarbesnis, bet iš esmės. Tai yra apie verslą galima, aišku, sakyti. Taigi, pirmas produktas. Ar patinka produktas, kurį tu siūlai, pardavinėjai, gaminėjai ir taip toliau. Jeigu taip, pliusas, jeigu ne, minusas. Tarkim, skerdykla. O jeigu beveik patinka?
Ne, nu čia bandai moteriškai jaučiausi. Ne, turiu sakyti, nu nebūk kaip beveik. Nu kaip beveik. Žiūrėk, davai taip, iškart savo sąžiningai. Jūs turite turėti labai... Jūs galite pakartoti. Tuo aš įvidinėjau, aš pakartosiu, aš viskas gerai. Gali būti ir seksas toks, bet kokio jums norėtųsi? Ugdžiu, ane? Palauk, nes aš turiu pavyzdį. Aš mokinu dabar, nediskutuoju. Jūsgi norite, kad būtų gyvenimas kūnas ne tai, kad, aš normaliai. Tai vat reikia išeiti iš šitos pozicijos. Normalus produktas. Toks. Pati nenaudočiau, bet, nekenkia žmonėm. Ne. Ar taip, ar ne? Tada ne. Tai rašai minusą. Klausimas. Produktas, ar tai paslauga, kurią suteiki, pardavinėjai, siūlai, patinka tau, veža, sakai, bomba, pliusas, šūdas, minusas. Antras dalykas, aplinka. Čia žinau, kad pas tai minusas. Aplinka, kolegos, žmonės, komanda, pliusas, minusas. Pliusas, jie nuostabus, man įdomu, aš taip noriu, jie ten padeda, palaiko, mes puikiai. Pila vietoj cukraus druską, apšneka, gyvatinas, ypač jeigu moteriškas kolektyvas, būna tokie dalykai, pasirodo. Vyrai paprašiau, einam alų išgerti ir tiek, kažkaip. O būna tada minusas. Trečias dalykas, ar aš galiu augti šitoje įmonėje, kompanijoje? Verslu irgi tai tinka. Ar verslas, pavyzdžiui, gali augti? Be iliuzijų, ne, tai galim, yra kokia nors gamykla, ten IKEA gamina baldus ir aš galiu. Realiai. IKEA yra IKEA, o aš esu aš. Tai ar galiu augti tenai, jeigu tai yra karjera, darbas, tai minusas. Verslas irgi taip pat. Jeigu galite augti, tai yra nepasiekėt lubas, ne dėl to, kad ten šiknius vadovas, yra kur augti. Mes nekalbame apie tai, kad jūs galit, kad jūs nepaaukštino 3 metus jau, aš kalbu apie realybę. Ne apie jūsų įsivaizdavimą, nuomonę, apie realybę. Toliau. Aplinka, pati įmonė. Kaip pati įmonė? Pavyzdžiui, ten dirbti Maximą, dirbti Uberį, dirbti Facebook'e, dirbti ten, nežinau, dar kur nors, pavyzdžiui, kas tai yra? Sakau, paimkite tokius kraštutinius dalykus, pavyzdžiui, dirbti kalėjime, pavyzdžiui, prižiūrėtojų, Pavyzdžiui, gal darbas ir patinka su bizūnu vaikštai, pavyzdžiui, ten visus vanoja, kietas, bet sugalvoju pirmą kartą tokį pavyzdį. Nes prisiminiau, pas mus Gilukiškių Vilnių uždarinėja, ten darys muziejų ir aš kažkaip prisiminiau kažkodėl. Tai galvoju, kaip šitam galėjime. Tai va. Jeigu ant savęs dirbi. Viskas tas pats, nesvarbu. Individuali veikla, pavyzdžiui, žinai, ant savęs, tai ką. Ar patinka su pačiu savim dirbsi? Žinai. Ar pats savo patinka, nes vis tiek ten yra produktas, yra galimybė augti, nėra jos, produktas patinka, nepatinka, aplinka, yra aplinka, namie dirbu, jeigu patinka, pavyzdžiui, kitiem namie patinka dirbti, tai viskas ok, kitiem nepatinka, o kadangi, pavyzdžiui, ten negali kitaip, ofisuose namuoti, ar ten dar kažko, tenka dirbti namie, megzti, nežinau, žvakės lipdyti ar kažką, gali patikti, gali nepatikti. Ir paskutinis, pinigai. Ar tenkina tai, kiek uždirbi. Čia reikia būti sąžiningu. Ne iš tokio, kad, aš visada noriu daugiau, palauk. Kiek tu per paskutinius 5 metus bandėjai daugiau uždirbti? Nei kiek, tai reiškia, gal nenori, tai reiškia, tenkina. Reikia labai būti sąžiningu. Ir jeigu pas jūs čia 5 minusai, tai jūs jau rytoj išeinat iš darbo. Rytoj jau. Ne, palauk, aš visiems atsakinėjau, tu nekantry. Ašgi visiems atsakinėjau, ne tau. Jeigu 5 minusai, tai rytoj jau išeinat iš darbo. Jeigu 4 minusai, tai tada rytoj sakot, kad po savaitės išeinat. Jeigu 3 minusai, tada dar duodat savo 2 savaitės pabandyti iškilti kitą lygį. Jeigu 2 minusai, pabandykit paversti jūs pliusais. Jeigu minusas, tai jokių problemų, viskas būtų. Tinka jums tas darbas, čia nieko nebūna idealiai. Tokia realybė. Ir per tai matuojat. Viskas, daug paprasčiau, nes mums ką trūksta, kada mes jaučiamės gerai. Vakar sėdėjom vakarieniam ir jūs tokie ramus buvot, nes jūs toks aiškumas atėjo, kad yra tikrai žinių, kur gali jums padėti. Yra tikrai sprendimų ir atsakymų jūsų visus klausimus. Ir tu jautiesi ramiai. Ir čia ta ramybė reikalinga.
Nes, nu, kitaip tu visą laiką stresė. Kas bus, kas rytoj, kas kaip, oi, nežinau, nesvarkysiu, nežinau. Nu, vat, įtampa didžiulė. Nu, tai atsakiau. Ir ten pas mane, žinok, mokymuose daug visokių bairių. 12 testų yra. Čia tik vienas. Aha. O dabar kaip čia su to požiūrį daryti? O tarkim, pinigai tenkina, netenkina. Nuo požiūrį iš karto. Tai požiūrį reikia keisti. Arba tarkim, įmonė. Vėlgi požiūrės. Žmonės tinka, netinka. Nežinau, aš nemanau. Manau, požiūris, žinai, kas yra. Požiūris tai yra silpnumo toksai žmonės labai mėgsta, nu žiūrėkit, gera tema. Dėl ko mūsų pasaulis yra toks, kas yra? Kaip pasakė vienas nedurnas žmogus, sako, dėl to, kad žmonės viską sušvelnina. Na, gerai bus. Nieko tokio. Ačiū Dievui, kad jie nesušvelnina, kai gamina mūsų automobilius, no, prižiūri mūsų lėktuvus, kur mes krenam. Jis sako, ai, normaliai, čia biškai sparnas atsiklijuoja, bet, nu, lyg daskris. Ačiū Dievui ne visur, bet dažniausiai žmonės nieko, nepatinka tau. Žinai, žmonai ateičiau pasakyčiau, tau nepatinka, pakeis požiūrį. Pagauni didėja, čia yra melas ir silpnybė. Be abejo, aš savo labai, nu, kaip labai griežtas. Yra griežtesnių iš savo žmonių, bet aš tikrai, kai pažiūriu, tai aš tikrai pakankamai savo griežtas ir reiklus. Ir aš manau, kad tai labai padeda man. Ir tas visas požiūris, žinot, nu, kaip, jeigu uždirbi 400 ir ten skaičiuoja ir žiūri tik sūrį kaip ten sako, 20 metų aš pakeisiu pasaulį, o kem 5 sūrį su nuolaida. Nu, suprantat? Tai va čia reikia labai sąžiningų savo būti, nu, nemeluoti savo, žinai, iš tikrųjų, todėl reikia dirbti su savimi. Nes tas melas vis tiek, kaip sakau, ten aš save myliu, o pats nemyli, žinai, tai kaip tu savo. Todėl reikia geriau, aš taip matau visada, o kaip aš norėčiau, kad būtų? Koks čia požiūris, o kaip norėčiau, kad būtų? A, va taip norėčiau. Nu, dabar keis, nekeis. Nu, ką, man negana, pavyzdžiui, ne? Nu, man dažniausiai negana, jum irgi nesu čia. Na, bet iš esmės. Todėl požiūris tai toksai, man toks savo pagalvoti, apgauti kažką tokį ir pasitenkinti to, kad tu turi, nors tau tai netinka, nes kitaip čia nesėdėtų. Va, todėl sakau, su požiūrį būtų tas argus. Čia labai patogu. Nu, sakau, bus labai patogu, ateini žmonai, nu ką, keis požiūrį. Noriu kailinių, keis požiūrį. Saugo gyvūnus. Kalba kailinių. Dėl to, kad, tarkim, nu, aš dirbu su statybom. Būna klientai, tas durnas, nedurnas, ne, ar suktas. Bet tu iš kito kampo, jeigu žiūrėtum, tai tu jau kitaip matai. Ir matai, reikia, supranti, tu gal ir teisus, žinai, bet tavo klausimas yra priežastis atsakyti visiems ir padėti iš kažkiek. Jeigu tu apibūdintum situaciją, realiai, taip, tada, žinai, galim pažiūrėti ją iš savo rakursų, jeigu nori apibūdink. Bet va, aš taip ir požiūrį, va tiek padėčiau. Klientas būna ten kažkoks priekabus, ten atlieki darbus, nenori mokėti, ne? Dėl ko nenori mokėti? Nu, tarkim, šiknius ar blogai kažkas? Vat nori aš sutaupyti, vat jau tu dabar baigsi, jau nebereikalingas, aš tada sutaupysiu. Bet iš kitos pusės tu, jeigu bandai jį suprasti, tai gaunas, kad tu jį teisini. Taip, negali teisinti. Tai gerai. O jeigu tu neiksi, nu tai tu savo kenki, tu nemastai pozityviai. Aš supratau šitas. Va, čia ir tas gaunasi toks, kaip čia pasielgti. Pasakysiu, kaip pasielgti. Vienintelis būdas, aš iš seno turtingo žydo pasakysiu, kuris mano mokytojas ir su juo bus viskas gerai, nes jau senai gerai. Ir sako, viskas tai jums pudrina smegenis, sako visokiais tokiais, aš manau, būk geras. Versle vienintelis yra dalykas, tai yra vykdymas susitarimų. Viskas kita, melas, afera, vykdyti susitarimą. Todėl pirmiausia, ką reikia daryti, susitarę. Plytelių 10 kvadratų, ten nežinau, 200 eurų. Sutarėm, kas laužo susitarimą, tas neteisus. Jokių nėra nuomonių, aš taip galvoju, yra susitarimas. Be abejo, dėka nuolatos sukuriant susitarimus, koks pavyzdžiui, 200 kvadratų plytelių už 200 eurų. Susitarėt, suklijauti, sako, bet aš norėjau per 3 dienas. Tu sakai, okei, ačiū už pamoką. Galbūt dabar teks padaryti nuolaidą, bet kitą kartą įrašysi už per kiek laiko. Po to sakysiu, aš norėjau, kad būtų kitokios plytelės, eko klijai kokie nors. Okei, įrašysi kokiais klijais. Ir taip augi, bet tobulindamas. Taip, priimi pamoką, jo, nes čia jau taratu, galėjai susirašyti. Ir paskui tai patobulės iki to, kad tu laikas, datą, kokias parašyk, priimimo perdimo aktą, sutikimas. Ir viskas, ir kas sulauž sutarimą, tas ir kaltas.
Nu čia kaip iš tos pusės, kiek turėjai nuostolį? Milijoną. Nu tai gerai, nu tai tik milijoną turėjai. Kokia problema, kiti 10? Nu jo, taip, o kitiems sunkiau, kitiems lengviau. Čia jau viskas, tai čia šitą, kaip jūs pradeda velti tą, jūs niekada su tokiais žmonėmis nebendraukite. Jis įvels pastoviai, bus ten pasakos istorijas, dėl ko negalėjo, ten kas atsitiko. Nu kaip jūs nueisit kažką su jais? Jos irgi galima, bet paskirti taip, kad jie ten kažkur ten kažką daro. Viskas. O geriausia pas konkurentus tegul nueina. Tai vienas tas irgi žmogus. Nu, dabar įmonė ten labai tokia didelė turi. Tai didžiausia, trečia pasaulyje alkoholio gamintojas jisai yra. 80 šalių prekiauja. Ir sako, buvo toks dalykas, kai išsukau tą verslą ir išvažiavau Ameriką ten, mokintis viską. Sako, nu ir ką, per metus ar du menedžerį suvarė taip įmonę, kad sako, aš nesivaizduoju, kas daryti. Aš atvažiavau, atleidau 9 tos top menedžerius, per metus 100 procentų padidino pelną ir dabar 3 vietoje, jau po ten 4 metų. Ir sako, su džiaugsmu pastebėjau, kad visi tie mano menedžeriai, nu, vadybininkai, nubėgo pas konkurentus dirbti. Aš toks buvau laimingas, sako, nes konkurentą blogiau, sako, nu, verslas tai yra kova, mes sportuojam, aš laimėjau. Nu, čia kaip sportas yra, tugi negaili priešininko. Tugi, klausyk, kaip tu nieko, tau nesunku, gal nori laimėti? Gal tu, man sidabrinį užteks medalį. Ai, tu nori sidabrinį, tai aš turiu varinį. Popierinį, ne? Ne, tu sakai, įdomu, tai verslas tas pats. Tas pats, fainai, aš geriau. Bet man, aišku, trūksta Lietuvoje to tikro kapitalizmo. Žinot, kur laimi geriausias produktas. Pas mus laimi kas, šūrum-būrum, turiu čia draugelį, čia, čia. Vat, nu, nekenčiau šito. Turi būti geriausias produktas. Nu, bet, taigi. Ok, tai visi aišku, ne, su idėja supratot, ne, čia nusifokinkite dar kažkaip, nes tai yra, nu, čia ant šito viską, jau panašau tą žodį, nesvarbu, viską gali sudėti. Nes suverti, nes būna, kad nori daug, kad pas vaiką, pavyzdžiui, energijos daug, norų daug, bet jis nesupranta pasaulio, neturi patirties, ne, bet energija akivaizdu. Būna atvirkščiai, žmogus supranta pasaulio, daug matęs, bet nesugeba identifikuoti tą vidinį norą, ko iš tikrųjų jis nori, sako, kaip ir šitą moku, ir tą dariau, ir šitą žinau, lyg tai ir galiu, bet kaip ir tingiu, ir kažko nieko nepasiekiu, nes nedirba su savimi, nedirba taip su savimi. Gerai, viskas. Tai vakar dieną praėjom, gerai. Taip. Turiu keletą tokių temų įdomių, nes pas mus šiandien tokia kaip ir ateitis. Taip, ateitis. Kokių klausimų gal turit? Švakar, šiandien? Nu, aš praeinu visada, kad užfiksuoti, žinai. Jo, kad nes galit vis tiek toksai pakankamai sudėtinga. Nu, sakau, taikykit tai, kad, kaip ir vakar sakiau, įleidinėkite informaciją, stenkitės, kad nebūtų bloko, nes jinai nekėsminga, nieko nereikia dabar, ten neskatinu, eiti per daug būtą, ten, žinai, investuok, daryk, už tai tikiu, nu, kam to reikia. Bet tiesiog praleiskite ir pabandykit gyventi, nes pakankamai sudėtinga. Aš pats dalinuosi atvirai, kiek galiu. Ne, savo feilais vakar papasakoju, ne, kad ateini, pasakoju, tu teisus, ir žmonės nepadaro, ir ką daryti, nu tai irgi tokie pradedi, aišku, per save tai leisti. Jo, įdomu. Taip, gerai. Tada važiuojam, turiu keletą temų. Pas mus šiandien tokia tema, kaip atspėti ateitį. Taip pat jūs galite duoti savo visas idėjas, panalizuosime, tarkim, labai trumpai, kodėl aš idėjas jūsų, bet kokią idėją, kodėl, aš jums parodžiau, pavyzdžiui, tą projektą ne su kapų priežiūra, kodėl, tai kad kaip analizuojama idėja, ne kažkaip utopiškai, ne, kad ten, aš jie nedavidžiu iki galo, bet galiu davesti, tarkim, jeigu yra 7800 kapų, juose yra palaidota 2 milijonai plus žmonių, atitinkamai, ką reikia daryti. Aš darau, aišku, apklausą statistiką, nes dabar sakytų, geras 2 milijonai klientų, tai skamba juokingai, bet dar kasmet 40 000 miršta, dar 40 000 klientų naujų, taip irgi skamba labai jautri tema, bet ir atrodo, viskas, aš čia būsiu milijonierius, kaip tu būsi milijonierius? Reikia skaičiuoti, koks vidutinis čekis, kas yra vidutinis čekis, ne?
kiek turi sudaryti tas pardavimas. Jūs imkite šitą pavyzdį, kai aš pasakoju visom savo idėjom, kokius jūs turite. Net jeigu jūs daro darbą ir karjerą, ten irgi yra pardavimas, yra vidutinis čekis, yra klientų srautas. Ir jūs galite sakyti, nežinau, man kados tą aš darysiu, bet jeigu jūs ateinate į įmonę, kuri iš karto aišku, kad niekada neišauks, ar netaps didelė, ar neuždirbs, tai jūs išvaistysi savo gyvenimo metus. Tikėdamis, tai aš tik mažas žmogus, man tik atlyginimą moka, bet jeigu jinai bankrutos, tai jums nemokės. Mes labai tai primityviai mąstom, pastebėt, net taip pat, tai čia darbas, taip nesusiję. Na, aš visada žiūrėdavau, kokia ta įmonė, jeigu jau nudirbdavau, jinai didelė, kokios apyvartos, kas ten gausi, koks potencialas, nes ašgi dalis jos. Ir vat įsivaizduokite dabar, kaip skaičiuojama visos idėjos, ne? Žmonės bijo tai daryti. Kodėl? Skaičiuoti, nes bijo, kad idėja labai patiko, labai duoda daug energijos. Ir kai tu paskaičiuosi ir pamatysi, kad jinai negyvendinama, tu žiauriai nusivilsi. Ir kažkokios kitos idėjos. Todėl sakai, aš neskaičiuosiu, o geriau Ir paskui kaip įsisukiau taip ir žiūri, kad ne nei nieka. Sėdi, dirbi ir dirbi maksimum tą atlyginimą. Tai galvoju, geriau dirbčiau darbe. Jo, ten be rizikos. Tai va, 7800 kapų, 2 milijonai virš palaidotų žmonių. Toliau, reikia sužinoti, kiek yra. O kiek žmonės išleidžia pinigų? Ar šis jie važiuoja prižiūrėti kiek? Ja, tai paskaičiavau, kad yra 1 700 potencialių žmonių, klientų, žmonių, kurie gali kreiptis į juos. Tai galvoju, geriau, kiek žmogus lanko per metus? Vidutiniškai 2 kartus per metus. Toliau, o tai kiek turi palaidotų artimųjų? Pasirodo vidutiniškai 2. Nes, žmogus, aišku, nuo savęs žiūri, bet, aišku, kaip artimiai, turbūt ten šeimoje, bet realiai kiekviena šeima. Toliau, O kiek užtrunka laiko jam nuvažiuoti? Apie 4 valandas, aiškiai, kelias, jūs vis tiek važiuojat, kas nors tikrai važiavo tvarkyti, kelias ten, pinigų. Tai skaičiu, kiek pinigų išleidžia? Jo, vidutiniškai, ten, 40-50 eurų, kapui. Jo, Dabar kaip galima tai padėti, kaip galima tai padaryti? Dabar skaičiu, o kiek žmogus gali sutvarkyti per mėnesį kapų? Nuo 200-400, vienas žmogus, kuris dirbs pilnų etatų. Reiškia, tai mes važiavom, tvarkėm, darėm visus dalykus. Supratau, gerai. Dabar tai reikia žmonių, kokią rinkos dalį aš galiu paimti. Ar yra ką paimti? Paskaičiau, kad jeigu tik 5 procentus aš paimsiu, tai yra 200 000 kartų per metus važiuoti galiu sutvarkyti. Jeigu aš sutvarkau 100 000, reiškia, aš vadinu transakcijos, įvykis, transakcija, sutvarkymas, taip toliau. Jeigu 100, tai yra 5 milijonai, jeigu aš uždarbis, jeigu aš nesamdau žmonių pas save. Ir 1 milijonas, jeigu aš turiu 700 žmonių, kurie dirba pas mane už atlyginimą. Važinėja po visą Lietuvą. Skirtumas normalus. Galvoju, gerai, kaip galiu padaryti taip, kad būtų 5 milijonai. Aš galiu sukurti platformą, kurie žmonės registruotis dėl papildomų uždarbį. Mama mano gyvena prie Birštono, su tėvu. Ir ta idėja. Aš nuvaryčiau čia gražas kapinaitės, aš irgi. Tai ką, ateina apsas. Tatjana Černaiš, mano mama užsiregistruoja. Ir aš turiu jos duomenis. Kaip Uberis. Uberis žinot, kaip veikia. Ten yra 500 000 žmonių ir tu siunti užsakymą. Ir jiem eina iš paėmiau. 4 kapavietės ten, Babtų rajone, tokios. Jis paėmė jos. Ir jis turi sutvarkyti, jis važiuoja prieš nuotrauką, po nuotrauką. Siunčia. Klientas patenkintas, pervedam jam pinigus. Skamba prastai. Dabar reikia turėti vidinės motyvacijos ir energijos tai padaryti. Nes taipgi, 5 lemą, neblogai, čia platforma, nieko nedarysim. Noriu. Norėčiau. Idėja. Aišku, čia Lietuva. Tai įsivaizduojat, koks potencialas pasaulyje tai padaryti. Aišku, Amerikoje neįs, Indijoje, Brazilijoje, Argentinoje degina žmonės, reiškia Eurazija, milijardas žmonių. Bet aš plačiau žiūriu. Gyvena kapinėse, jeigu žmonių daug. Ne, tai viskas gerai, čia ne problema. Aš paėmiau tik 5 procentus. Aš nesakau 9, aš neturiu iliuzijos. Realiai skaitosi, jeigu ateini į rinką ir tu top geras, tu gali 20 procentų, 25 paimti rinkos. Jeigu tu top, tu geras. Galima vieną srautą paimti iš tų dirbančių žmonių, dalį kažkokią pinigų iš. Aš noriu gal darbą, kiek ir tiek kainuos. Nedaug, tarkim. Ta prasme. Ar tipo nario mokestis kažkoks? Ar nario, ar už darbą kažkiek tai. Ne? Žmogui lieka ne pinigai, bet jisai sumoka kažkiek platformų.
tas, kuris dirba. Ne, tai čia, ne, nu, aš tokio rakursą negalvoju. Nu, ten gaunasi taip, kad ten yra vienkartinis tvarkymas, generalinis ir metinis. Aš visus noriu nuvesti visą, tarkim, surink bazę, nuvesti į metinį. Tu mokė abonementą, tu žinai, kad tau kas 2 mėnesius to atsiunčia nuotrauką, parūpinta, va, išvalyta, padaryta. Nu, malonu, nu, iš tikrųjų realiai. Nes imigrantų vėl 300 000 yra. To amžiaus, kurie norėtų užsakyti. Jie visi užsakys. Mes protestavom, jau išėmėm puslapius viską, blemba rašo, žmonės dar tvarkykit man. Sakau, nu, aš neturiu žmonių, ašgi nieko nedarau. Nes, nu, priprato jam kaifas. Neįvažiuoti, laiko nėra. O mes dar einam, kai mes kalbam dabar apie ateitį. Kur mes einam, kokie bus greičiai. Mes nieko nenorim daryti. Viskas. Bet tarkim, aš noriu ir tvarkyti kapus. Tai jeigu įma jūsų platformą, tarkim, nu, 1 eurą. Tai man tai nieko nereiškia. Bet kaip paim, paaiškink. Ne, palauk, neskubėk, paaiškink, kaip, ką turiu minėti, tu platformą, tai kaip? Nu, aš noriu prisiregistruoti platformą. Nu. Ir kainuoja, va, tiek ir tiek, ir gausiu darbą. Ir jūs turite papildomą srautą. Matai, nu jo, bet už ką tu mokėsi, kad, nu tai čia gal galima, ne, nu aš negalvoju apie tai, jo, aš galvoju sumokėti tik tai po darbo, aš supratau. Tipo, alė toks... Dar vienas srautas gautųsi, nes tarkim 100 000 darbuotojų, po 1 eurą 100 000 eurų, po 2 eurų 200. Nu 100 nebus darbuotojų, žinok, nebus, aš skaičiavau maždaug, jo, aš suprantu, aš manau, kad Lietuvai kokių, nu gal, kokių 3-4 tūkstančių Nu, užteks. gali būti 5 eurų. Ne, nu jo, aš suprantu. 10. Matai, žinai, koks niuansas yra, kodėl gal man dabar tik pagalvojau. Suprantu, koks dalykas, kai jisai moka, jisai jau tikisi kažko iš manęs. Gal ateityje, kai tų darbų bus daug, gal ir verta jį monetizuoti jos, žinai. Bet pradžioj, nu jis sakys, aš sumokėjau, o pasiūlymų neteina, nes kol įsivažiuosi, žinai, ir gal aš palauk, aš moku, tai aš... Jo, aš iš vis galvoju tokį dalyką daryti, net jeigu taip, nu, jeigu, žinai, daugiau pinigų investuoti, nes aš toks senamadiškas verslininkas, aš iš karto uždirbu už visko. Aš nesu sukūręs ne vieno verslo, kuris uždirbs po metų, nesu sukūręs. Iš karto uždirbu. Tiesiog iš karto. Padarai ir uždirba. O būna dažniausiai uždirba, po to tik padarau verslą. Nu, tai šiaip aš taip, nežinau, aš gal blogai čia, aš nežinau. Nu, tai kaip ir čia iš to pačio, mes kai patarnavom, aš net įmonės neturėjau, mūsų užsakymus priėmė, mes susidirbom, mes, nu, va, tą patį, nu, tai ką aš kursiu, žinokit, kiti, man reikia ofiso, buhat, nu, palauk, padaryk ar veikia. Mes mėgėjai tokie, ne, aš turiu būti plan, reikia, dar gerai pastatyti dangoraižį ir ten įdarbinti, tada, va. Čia išorinė, čia vėl išorinė. Jo, taip, čia pripudrinti smegenų, kaip turi atrodyti. Taip. Jo. Tai va, todėl, kas čia, nu tai va, ir čia esminis dalykas toks, kad sukaup didelę bazę, nu kaip didelę, nu tai visus žmonės Lietuvos, kas tokie potencialūs, ir jiems siūsti pasiūlymus, kad mamos diena, tėčių diena, kad pasirūpink artimais, taip, arba abonementą ir pritraukti abonementą, ir viskas. Nu, tai pritraukia abonementą, nu, tai aišku, 100 000 neįtrauksi, bet bent jau 10 000, jeigu žinai, turėti, kas abonementą moka, nu tai jau vis tiek. Bet kas mane daugiau žavė, tai kad yra platforma, kurioje galima, nu, kaip franšizė arba tęsti visą pasaulį. Nu, į ten, kur yra tos kapinės, kur žmonės mėgsta važiuoti. Tai va, tai toks, realiai kem 2% žmonių sutiktų, kad svetimi žmonės tvarkytų. Nu, mes apklausą padarėm. Kem 2%, kiti ne. Bet čia ne, nes jie net neįsivaizduoja, kas tai yra. Bet jeigu padaryti socialinę reklamą, kad, nu va, tu žiūrėk, kada tu buvai, gėda. Nu jo, reikėtų, ai, nu davai. Nu, Vieni ir kitus eitų. tai jo, sarafaninis radio. Tai. Rinkimas iš mažių šį lygą, tai mažiukas numeris, kurios dar tvarka tas kapus ir nebeliks jau niekam tvarkyti. Nu, jaunimas išvažiavęs. Taip. Jaunimui neįdomu tas dalykas. Jie gali finansuoti, bet jie patys tingi važiuoti. Jo. O tam ir yra gerai. Taip. Ir plius, jeigu valstybė būtų mūsų adekvati normaliai, čia galima tiem, kas mažai uždirba arba pensininkam duoti papildomą darbą. Nes yra pas mus apie 200 000 žmonių, kurie dirba pagal individualią veiklą, verslo liudijimą arba bedarbio. Bedarbio 8 000 yra. Nu, jie neturi. Ir tu gali sakyti papildomai, jeigu valstybė būtų normali, jinai galėtų nemokėti mokesčių. Pavyzdžiui, Amerikoje. Jeigu tu padarai tokį, kad nusivaizduosi, sakai, jūs dabar mokat visokias ten pašalpas jiem. Aš jiems suteiksiu darbo vietas, kur jie galės užsirti papildomai, jiem geriau, mažiau iš jūsų prašys. Valstybė sakys, gerai, okei, nemokėk 10 metų mokesčių. Nu, Trumpo knygą skaitėt. Jis ateina, sako, aš statau dangoraižį, gražinu centrą, nemokėsiu mokesčių. Derina, nemokėk 15 metų. O po to pradėsi mokėti, kai įsivažiuos verslas. Palemba, kaip adekvatu. Pas mus jie nusišyks. Tiesiog neįdomu. Nu, taigi, realu, bendrą tikslą turi. Jiem reikia, kad miestas gyventų, kad klestėtų turistai ir taip toliau. Davai kartu darom. Tik mes politikai priiminėję sprendimus saugojam. O tu verslininkas, davai susitarėm. Pas mus nefiga. 100 kamienas darbinis. Valstybė dar įtraukia.
Nes yra karių kapinės, Kurie ten partizanų. Su jais aš nenoriu nieko turėti su ta valstybė, vyriausybė ir mokesčiais ten, žinai, eina į nafik. Sudėtinga. Nu kam tiek energijos, kad atiduoti ten, o man neverta. Žinai, gautum gražų, sakau, duotų prijungimą ten kažką ten, va, švietimo sistemą kažkur kur, tada verta atkankintis, jeigu sakysiu, va, 1000 mokyklų, va, turi ten, nežinau, leidimą kažką su jom keis daryti. Okei, tai yra graža tokia, čia tu tik atiduodi ir ką, nežinau, aš tai taip matoju, gal kitiem patinka kovoti. Nu, bet ką aš padariau vaizdą, ne, kokį, supratot, ne, visi pagavot, kas net nesigaudo ir niekada nedarė verslo, jūs supratote kokią sistemą. O galiu paklausti, kada šitą kapų idėją jums gimė prieš metus, prieš 2? Ne, aš ją maždaug praeitais metais, kokį spalį atėjo tik jinai tą idėją. Aš visada permėgau su idėja, ne tik su žmona dar su idėja, bet jinai žino, nepyksta. Aš miegu ir žiūriu jinai mane kalbasina. 2 mėnesiai, sakau, nu viskas reikia daryti. Aš padariau testus nuo sausio ir vas pavasarį mes pradėjome važinėti tvarkyti kapus. Aš padariau visą sistemą, viskas, nu dabar paspausta pauzė, aš nežinau ką daryti. Ar pačiam daryti, ar traukti investuotojus, ar eiti į pasaulį, ar daryti Lietuvoje. Tai va, nu taip, va. Tai asmeninė, norėjau pasitikslinti, nes mes su vaiku prieš porą metų galvojom, kokį verslą įsukti, bet didelio pagrindo, bet pinigų ir mums reikės kaip tik šitą. Tai jo, aš iš 100 žmonių girdėjau apie tai. Šitą, vat ką auditorija. Bet ne vienas nieko nepadarė. Ne, tai mes irgi nepadarėm, jūs suprantate, įdomiausia, bet kai jūs pasakėte, aš nedariau tų statistikų, bet kai kurie skaičiai iš galvos atitinka jūsų skaičius. Nu tai mesgi protingi žmonės, taigi mes mokam skaičiuoti, taip, bet mat visumą sunkiausia sujungti. Nes idėjos, man patinka, kad daug apie tai galvoja, reiškia, tai akivaizdu reikalinga. Nu žinau, dabar sakyčiau, davai gaminam, nežinau, lemba, kokią nors nesąmonę, žinai. Davai auginam fioletinius medžius, žinai. Ką su jais daryti? Nu tarkim, kas čia per nesąmonę. O čia akivaizdu, pasakau visų, jo reikia. Man įdomu, ne, ir aš nesu jumis gyvenai šnekų ir sakau. Tai čia reiškia, nu taip reikia į pasaulį žiūrėti. Bet tai kaip įveiks tavo įmonę, tai pradės daug tokių įmanyčių bus. Ir gerai, aš laukiu, kad atsirastų. Vat Sabonio padarė tą krepšinio mokyklą. Aš dėkoju, nes man dabar daug lengviau, sakau, padarykit man tokią pačią sistemą. Tai čiagi gerai. Ir aš laukiu, davai, kas nors pradėkit daryti tokį apsą, tai aš jūs kopijuosiu ir išvengsiu tų klaidų. Nu jūsgi darysit klaidas pirmyn. Nu tai čia kaip ir aš mokymų sistemą. Jo, tą padarau, pradeda kiti irgi online kursų daryti. Aš padarau kažkokią sistemą bendruomenę, pradeda daryti bendruomenę. Jie bando tą daryti. Jiem aišku lengviau ir jie galvoja kieti, nes yra aišku kopijuoti. Kai tu pirmas darai sunku, čia, žinokit, čia nėra jokio džiaugsmo daryti pirmam. Čia kas, čia tik tai ego nebent. O, aš sugalvoju ir ką. Padarysi visas įmanomas klaidas, nes tugi nežinai. Pavyzdžiui, važiuojam, jo, pavyzdžiui, kapinis. Nu, nuvažiuosiu kapą, ką čia sutvarkyti? Nu, ten kem minučių. Atvažiuoja, pavyzdžiui, episodai skirtingai gali būti apaugę. Gali būti miškas, o gali būti pora gėlyčių. Okei, niuansas. Toliau paskui, reikia palaistyti gėlės. Ten skambina man, sako, niuansas, sako, iki vandens 1,5 kilo. Nu, tiesiog, niuansiukas. Tai ką daryti? Tai gal reikia tada bačką turėti autobusiukę, jeigu važiuoji. Bet, žinoma, tokie niuansai, ne? Toliau paskui gerai, kapinės atvažiuoju, kapinės 8 hektarai. Nu, pavyzdžiui, ne? Ne, tai dabar yra sistema Semeti, kuri sudeda į geolokaciją, tuose kapinius, įvedi vardą pavardę ir tave iškart į tašką. Plius, be abejo, kai technologiją apsadarai, tai tu kaip vieną kartą aptarnauji, tu užfiksuoji jį. Sistemų yra, tu jau paskui. Gali dar giliau pasikapsyti, gali, kad žmogus įbendrautų su darbuotoju, o tik žodžiu, procentas, aišku, na, to krenta. Tada gali viską daryti, visiems žmonėms dažnai kapinės byra, kai griūna, ta prasme, gal... Nu, matai, nori bartelio dar kažkaip... Jo, bet čia, žinai, tai gali plėsti be galo, bet reikia visą laiką sugebėti fokusuotis ten, kur iš tikrųjų lengviausia, nes aišku, čia iškart pasiūliau man jau ten, žinai, vieni kiti rašo, aš paminklus gaminu, aš tą darau, davai... Sakau, taip, galbūt ateityje tai taptų kaip autopliusas, kur ir padangus, ir ratlankiai, ir detalės, jo ir tu imi procentą už tai, kad jie pas tave reklamuojasi. Taip, gali būti, bet nuo ko pradėti? Nes ten tu nieko negali kontroliuoti. O verslas yra blogiausias, kada tu nieko nežinai, priklauso nuo oro. Nu, žinot, skladintuvai kokie, arba tie oro balionai. Nu, ką čia biznis? Tu ten gaudai, lyja, okei, susisukam, įskrendam. Nu, nežinau, ar skraidoja per lietų. Nu, suprantat, kaip, nėra jokios sistemos, sezoninis. Reikia, aš duosiu... Nu tai bet čia svaizduoja, čia reikia įrankių, čia reikia samdyti įmonę, taip toliau, Mokslas sako, aš galvojau, kad jūs sutvarkysite.
Ne, nu čia patobulinti, o po to galą, čia reikia pradžiai padaryti, o po to jau tobulinti. Taip, nu tai partneriai, kuriuos gali kreiptis, ten pagal afiliate'ą, tada mato, kad per mus atėjo, tu jūs ten tvarkykit atskirai, gauni procentą, bet esminis dalykas, žiūrėkit, pasakysiu, ašgi noriu kur, kažkur labai toli. Ir aš domiuosi tom, kaip galima per trumpą laiką nueiti labai toli. Su tvarkymu kapų ir paminklų aš niekur nenueisiu, net ilgai. Niekur toli nenueisiu. Teisingai, ar galima pastatyti, ar yra milijardinė kompanija, kuri tvarko tvoreles? Ne. Ar yra kompanijos, kurios turi platformos, kurios naudojasi žmonės, milijardinės? Yra. Nu, logika. Man tai ne tik pinigai, bet kaip suprantama, nes aš pasakysiu, 100 milijonų žmonių yra aptarnauti, jūs taip sakysit tą prasme. Bet pinigai to lygų naudai žmonėm. Nėra kito mato. Aš labai geras, žmonėms labai reikėtų, bet jie durniai nesupranta ir nemoka pinigų. Ne, nu, čia nebūna. Žmonės moka pinigus už tai, kur yra nauda. Viskas. Ta gera nauda, bloga, ar alkoholis, ar narkotika, ar ten knygos, čia filosofiniai dalykai, nežinau, demagoginiai. Bet iš esmės iš principo, žinai, aš žiūriu iš to konteksto, todėl mes, aišku, turim irgi susitar, kodėl aš kalbu apie tokius verslus, o ne apie, jo, nes irgi reikia žinoti, kas apie ką. Man įdomu padaryti daug naudos, man įdomu pasukurti platformą, man įdomu, kad būtent 10 milijonų žmonių kas mėnesį. Kokie kriterijai? Kriterijai, kad tai reikėtų kuo daugiau žmonių. Nu, pavyzdžiui, Facebookas, visiems reikalingas, kaip jis sako, sėdė dabar, 2 milijardai, ne? 2 milijardai 100 kartų per dieną. Nu gerai, blogas, jis geras ten. Darė gerą. Man jisai gėris. Nes aš galiu bendrauti, susirašinėti, ten su mama, ten nuotraukas žiūrėti mamos agurkų, kaip išaugo kanos. Nu, visokie dalykai tokie svarbus. Tai, nu, visokių tokių dalykų, ne kaip pavyzdys. Tai aišku įdomu kas, kad būtų kuo daugiau žmonių. Toliau, kas yra geras verslas, kas yra gera niša? Kuo mažesnis vidutinis čekis? Nesuprantat, kiek Ferrari parduoda ir kiek, pavyzdžiui, Starbucks kavos. Arba McDonald's burgerių. Nu, analizuojam visą pasaulį. Aš dabar rimtus dalykus kalbu, mesgi dabar apie ateitį šnekam. Čia ateities verslai tokie turi. Taip, nu jie jo dabarties, bet reikėjo, jie jau. Pagaunat idėją. Kuo mažesnis čekis, to didesnė niša, to daugiau žmonių. Nu, visi gali sumokėti 2 eurus už kavą ir praktiškai niekas už Ferrari 300 gabalų. Nu suprant, Rolls Royce 500. Bet 2 visi turi. Visi turi 2 eurus. Visi iš jūsų turi 2 eurus. 300 štukų, ne visi. Nu, čia kaip Skype'as, Google'as, Taip. Facebook'as. Jo, nu čia mes. Visi yra nebrangiai žmonėms, už tai tie plinta. Absoliučiai jo. Dabar reikia atspėti mums, ką reikia žmonėms ateityje, nes dabar mes Skype ir Google ir Instagram'o nesukursim. Ir aišku, idiotų, ten jaunimas ateina, aš sugalvoju geriau už Instagram'ą. Nu, prašau, nejokinkit. Nu, čia, turi žinoti, ko reikės po to. Nu, žmonės visą laiką. Jie bando kopijuoti. Kopijavimas yra gerai. Yra gerai, jeigu jūs dėl 2 dalykų. Pirmas dalykas, jis leis jums uždirbti pinigus čia ir dabar greit. Nu, suprantam. Stovi kebabų kioskas, jūs padarysite tokį patį, atitinkamai uždirbsite tiek pat. Tai yra gerai. Pinigų atžvilgiu viskas puiku. Super. Žiūrėlė. Antras dalykas, kopijavimas gerai. Jeigu jūs geresni, jūs suvalgysit juos. Suprantat? Nu, tai Lensiumas atėjo, jis geresnis, ten Zizas Academy nėra. Suprantat? 2 variantai. Jeigu jūs nei pirmo, nei antro jums nereikia ir netinka ir jūs negalite, net nesivelkit kopijuoti. Bandykite spėti ateitį, ko žmonės gali norėti. Pavyzdžiui, kitą ten idėją, ne, bet čia jau daro, mačiau paskui čia kažkur, kad irgi buvo idėja, vienas mokinys su statybom irgi ten dirba, padaryti, kaip mes, naminukas pavadinti, naminukas tapsas. Nu, kur, pavyzdžiui, ten perdegė lemputę, ką daryti? Moteris sėdi namie, ne, pavyzdžiui, vyras darbė, užnyso tas vyras, grįž vėl vėlai ten, jo, rytoj, op, ir kažką irgi priėmė užsakymą kažkoks mieste ir atvažiuoja ir ten 15 eurų ir viskas, ir viskas. Bet jau kažkas daro ten, bet jie daro, aišku, net ne visiems, vėl niekas nemasto plačiai, jie tiesiog daug statė visokių objektų ir jie padarė tokią paslaugą tiem būtent objektam pažiūrėti, administruoti. Jo, tai čia, nu, visiškai siauras mąstymas tiesiog. O aš sakiau irgi po Lietuvą padaryti. Suprantat, aš platformą IT visus marketinginius dalykus galiu. Man visą tik trūksta to, kas važiuos darys. Aš žinau visada, ką padaryti. Bet dažniausiai būna, kad, o tokių, kur daro, ne tokių, kad, nežinau, tingiu, rytoj, ginčiasi. Tiesiog, aš visą žinau, ką padaryti. Reikia, kad degtų ugnys ir varytų. Nuo ryto iki vakarų ir sukurtų. Va čia tik visada problema būna tokia. Bet yra firmos, kurios tvarko kalbus, tai gal galima jas jų.
Aš mačiau apie tai, neįmanoma. Aš nenoriu diskutuoti, aš visiškai analizavęs, visus atsakymus aš turiu, žinai. Nu, jeigu aš apsigyniau investiciniam fondui, kurio yra 4 milijardų jų valdybai, ir jie neturėjo man ne vieno klausimo, tai aš atsakysiu tikrai visus klausimus. Apsigyniau, realiai, vadovui. Tai, sakau, okei, ta prasme, tu viską žinai, tai, tu sakau, tai aš ne šiaip atėjau su idėja, aš svajoju. Tai, sakau, dabar tik klausimas toksai. Tai, bet žiūrėkit, ką aš paėmė? Aš paėmė šitą situaciją, kodėl? Tam, kad jūs suprastumėt, kaip mąstyti. Net ir tie, kurie nesiruošia daryti verslų ar dirbti individualiai, jūsgi dirbsit pas tokius. Ir jeigu jūs eidysite dabar į įmonę, kol išmoksit, kol adaptuositės, kol ką, o jinai garantuotai mirs, jums bus blogiau. Plius jūs gausit žinias, lavinsit save to įmonė, kurių nereikės įgūdžių vėliau. Jūs turite atspėti, kokių įgūdžių reikės. Tada jūs busit kaip vastrėbovanai. Reikalingi labai. Pagaunat idėją. Jeigu bus net žmogus sakys, ne, aš moku 2 dalykus. Kast ir nekast. O galvot ne man. Yra tokių žmonių, kai nesako. Tai čia kai anekdotas, kai ateina sulopėtas žmogus ir sako, ką mokat, sakau, galiu kast ir galiu nekast. Arba kaip sako, Lamanšo, kai buvo tunelį kasė ir atėjo į kompaniją, kuri rinko, kas tą tunelį iškas, atėjo 2 vyrai su lopatais ant pečių. Ir sako, kas jūs? Sako, mes sako, galim iškas tunelį. Ta prasme, kaip iškas? Sako, mes 2 broliai, aš kasiu iš Prancūzijos, aš iš Didžiosios Britanijos. Sako. Ir vidury, sako, susitiksim. Tai sako, o tai jeigu nesusitiksim, sako, tai bus 2 tuneliai. Tai va taip kiti mąsto, tai va tokių nereikia mano darbo, žinot. Sorry. Sorianas, žinot, neišeina, bet jeigu grįžti prie, gyvenimas, aišku, jis turi būti linksmas, tai kaip kitaip, kam dar gyventi, bet principiniai dalykai, jūs turite stengtis atspėti, sakau, negalvokit, kad jūs apsaugoti, kad man iki pensijos nedaug liko, o jeigu sodra man kartuose nebus pensijos. Didelė tikimybė yra, tai ne kart jau buvo. Aš žinau, kas dirba sodroje, sako, aš nežinau, kaip mes, sako, įsikapstysim. Tiesiog sako, sodroje dirbantys žmogus, sako, aš manau, kad jos nebus. Jos nebus, jinai mirs. Europa jau eina prie to, kad nebebus jokių tokių dalykų. Eina prie to, kad mes mokėsim jau tos, deklaruojam jau patys, ne? Kai kažkada to nedarėm. Mes dabar mokiam mokesčius, kol kas viskas ten GPM, NT, jūs nepastebėt, kaip jūs viską jau pradėjot mokėti. Nors viskas įskaičiuota, akcizus PVM, viskas įskaičiuota, o jūs moka dar. Ir bus tuoj mokėsit 100 mokesčių į mėnesį. Nes ką, užkrauna mums viskas kaip ant individumo, ant individualiai veikla, tai bus tik tokia ir bus. Tipo asmeninis uabas. Ir nebus nieko, sakai, pasirūpink pats. Daryk pats investicijas, nekilnojamą turtą, neįdomu. Tu individualus uabas, smagus uabas. Viskas. Gerai, gal ne po 3 metų, ne po 5, bet mes da gyvensim visi. Ir tada, jeigu mes to nežinom, nieko, čia tuoj man nedaug liko, išeisiu, gausiu ir koks ten kaifas gyventi, gauti tą, ką gauna ten. Mano ten tėvai, nežinau, gal 300 eurų, ar kiek ten, kas šiaip ar nesąmonė. Tai ką reikia, sėdi namie ir ką. Ir augini daržą ir agurkus valgai, kosminį. Ten, reikia šiltinti namą ten kažką. Tai rašom, ten, žinok, šiltimas tiek kainuoja. Nerealiai. Tai, suprantat, ne. Todėl turim pakalbėti, padiskutuoti apie tai, kas laukia. Ir tai svarbu, pasistengti suvokti, pritaikyti tai, ką jūs mokat, tai, ką jūs žinot. Tai, kas, taip reikia. Išmok galima, ne problema, jūs duosit savo metus, pavyzdžiui metus, tai galima viską išmokti. Dabar tokia greičiai. Tai iš esmės einam prie to. Einam, aišku, prie didžiulio taupumo tam kontekste, kad viskas labai susipaprastina, minimizuojasi. Reiškia, jūs matote, koks tarandas, ne, 3-5 kvadratų ir 2 būtas, ne, o kaip pardavinėje. Nekilnojamą turtą Vilniuje. 3-5 kvadratų ir 2 būtas. Prabangus dar pridėjo. Pranat? Ir čia netame esmė, kad mums čia uždurnino ir taip toliau. Koks skirtumas? Tai faktas, kur žmonės eina. Aiškiai, taip, gyvens 3-10 kvadratų bute ir nesijaus nelaimingi. Kodėl? Todėl, kad gyvenimas ne bute vyksta. O gyvenimas kur vyksta?
nerealiam gyvenime, socialiniam, internete. Viskas tenai. Mes per ten gaunam informaciją, mes per ten mokinamės, mes per ten skaitom, mes per ten įsigastam, mes per ten mokam, viskas bus tenai. Čia tiesiog neišvengiama. Ar ten akiniai, ar ten virtualus, 99%, kad ir keliausim pro ten, mes viską bus taip. Nereikės niekur važiuoti, skristi taip toliau. Bus ten einam. Ir aišku, kai jūs tą suprantat, koks tas pasaulis ateityje, jūs tada galvojate, ką jūs galite pasiūlyti jam, ką jūs galite išmokti mokėti daryti, arba kokį verslą atkurti, arba kokią idėją vystyti. Akivaizdu. Labai didėja greičiai. Reiškia, mes vis mažiau spėjam. Reiškia, tokios kaip kapų tvarkymas, pamirškit. Yra daug svarbesnių darbų, bet kapai irgi turi būti sutvarkyti. Maistų gaminimas, pamirškit. Nėra tam laiko. Ką užsakysim namo? Suprantat? O dabar, pavyzdžiui, tas, kas Uber kūrėjas, dabar, pavyzdžiui, investuoja, kadangi dabar yra, jūs matot, kas vyksta su maisto pristatymu, ne, į namus. Visi veža. Taksi, Boltas, Uberis Food, visi dirba. Tai dabar tik tai, kad mes matom, kur eina, bet jūs įsivaizduojate, kad bus 5 metų. Dabar veža iš McDonald's namo. Suprantat? Bet ką? Viskas. Barbora pataikė į tiemą. Nu, žinot, kur veža, jo? Pataikė. Dar visi sakė, nesąmonė. Nu, jie labai gerai pataikė. Jie matyt važinėje tikrai mokinasi kur nors Amerikoje ar kur, kad tas visus trendus. Tai Uber kūrėjas pardavė savo akcijas ir dabar investuoja į Cloud Kitchen, tai yra debesų virtuvė. Ką tai reiškia? Jis perka didžiulės erdvės ir jas nuomoja tom įmonėm, kurios užsiiminėja išvežiojimo maistu. Kad net nereikėtų kur savo. Nu dabar jeigu aš įmonė, kuri, pavyzdžiui, kažką ten suši ar kažką, tai man reikia tada patalpų virtuvės darbuotojų. Ne, o kam? Va, mes to padarom, tu nuomokis. Pagaunat idėją? Tai yra jau dabartys kūrė, nu tai jau dabartys, tai neateitis, tai jau dabar. Jo, nes kodėl jis mato, kas vyksta. Aš nekalbu apie technologijos, kurios reis, kad mašinos ten pačios važinės, ne, kad mes dalinsimės, kad iš tikrųjų, ką man mašina, jeigu aš ten sakau, mokiu už ją ten 1000, pavyzdžiui, mėnesį, o važinėjai 500 kg, kokia prasme, aš galiu ją paleisti dirbti. Ir važinėja, žmonės vežioja. Todėl mes galbūt senesni šiek tiek žmonės, jo, taip aš tokie prisiryšę, čia mano, bet jaunimas jis to nesuvokia, o ateitysgi jaunimas. Vaida pas tai dega lemputė, iškai į akį man šviečia. Nu tas, tai. Čia. Ne, tai tu išjungi. Ne, tai tu išjung blyt. Kodėl? Ne, tu išjung prieš tai tą blyksnį viršui. Ir tada gali jungti. Tai principinis dalykas, mes turime atspėti. Todėl, jeigu mes norime suprasti, kas laukia ateityje, mes turim žiūrėti, ką nori jaunimas, ką daro jaunimas. Nu, 18 metų, 16 metų, 15, ką jie daro. Jūs suprantate, kad jie nieko nenori, jie nesako, aš pastatysiu namus, aš noriu Mercedeso, aš noriu važinėti, aš noriu gyventi, aš noriu keliauti, bet jie nenori turėti. Nenori turėti. Ir čia reikia pakeisti savo paradigmą, mąstymą. Mums atrodo, kad mes čia kursim, čia vertę, va čia pastatysim, tu čia va baigsi, tada va paimsi. Jie gal linksi galvą jum, bet jie to nenori. Jie nenorės. Ir aš net nelabai noriu. Ne, tai va čia, va, sena karta, mato, sako, jie nieko nenori, sako. Čia... Ne, taip atrodo. Žiūrėk, ko nenori, turėti nenori. Bet veikti, jie nori 100 kartų daugiau už tą, jie nori tam pamatyti, jie žino, kas pasaulyje vyksta. Nu, jaunimas, jie viską žino, kas, kokia ten čia žvaigždė, čia padarė, sukūrė, čia ta važiuok technologija, čia kibertrakas, ten padarė Maskas, tu gal dievė, kam, eik, davai dirb, padaryk, ką, tu nieko neturi, tu nieko nenori, bet nori daiktų. O jie nori, kaip sako ten, emocijos, nu bet čia labai abstraktus, emocijos, tai ką tas emocijos, tai teliką žiūrėti, ne, keliaut, bendraut, komunikuoti, ten gyventi. Ir čia aš nekalbu gerai, blogai, aš kalbu, ką mes galim iš to padaryti išvadas. Jeigu mes kursim taksi kompaniją, mes laimėsim, nes jie važinės, jie sakys, man nereikia tos mašinos, ką man ta mašina? 100 metų, užsitė, paspirtukai, dar kanos, jie nori greitai iš A taško į B tašką, jie nori pavalgyti, jie nenori restoranas. Čia Šato de Margo, čia antiena iš babtų, valgė tik taip pašventintus kukurūzus. Jam 100 metų, atsiuntė maistą, pavalgė, ten bendrauja, socialiniai tinklai, čia draugas iš Australijos, čia taip, čia darom. Nori būti reikšmingi, nori būti žinomi, nori būti matomi, nori būti palikimą, ne daiktinį, o kažką sukurti, padaryti, nežinau, gauti milijardą peržiūrų, ant kokio nors mums atrodančio durno klipo.
Ne, durna, o, milijonas peržiūrų, tu galvoji, kas čia per nes. O, taip yra. Dabar tam prasmė yra, nėra. Aš nesiūlau skatinti beprasmiško gyvenimą, bet ar tikrai prasmė yra tai, kad turėti namą. Nu, taip, pagrįskit man, kokią, kas iš to? Nu, jis po 20 metų tas namas apie nieką. Dabar tokie technologijos po 5 metų jis apie nieką. Čia, žinot, jeigu kas nors galvoja 3 metus namus, tai jau daugybę kartų pasikeitė. Tai čia buvo tas, tai rekorporacija, dabar jau tokia technologija, dabar jau valdymas, dabar galima saulė, dabar kolektorių. Tu gal dieve mano, tai niekada nepastatysiu, nes jeigu vėl, lėtai statai, tai vis jau tas nebeveikia. Jau dabar ne, plytelės jau nedaro, dabar jau daro bedė, dabar šildomas, dabar tas, dar jau ir konvektorius, dabar tas, čia, kur susarybam, žinot, ne? Ir tu taip, jau katilas dabar jau toks, jau čia mažas, dabar šitas, jau boilerio nėra, čia aš sakau, nes aš vis taip kasmet pasižiūriu, ką nors, ir vis ateinu, o tai kur boileris, tai jau nedaro, problema, tai ką darė? Po to dar aš sakau, tai kur katilas, tai va, tai toks katilas, tai taip, ta prasme, man katilas buvo, žinai, pas tėvą nuvažiuoju, malku. Normaliai, lubos apdegus, biški užsidegė. Nesuprantat. Ir aišku, man jis juokingas. Tiesiog kaip aš juokingas jaunimui. Šitas dinozauras. Realiai. O mesgi mušam. Tu kaip nesupranti. Čia tau ne kokie nors ten dujiniai ten. Prigalvoja čia jaunimas nesąmonių. Čia malkos iš miško, ką nors ten. Tai čia ir nes, taip yra. Ir todėl čia ir sunku mus persirinti. Vat labai geras pavyzdys, kai nieko nenori. O tas nieko nenori, nieko neturi, nieko nenori turėti. Žinai, nes mūsų koks? O, turi namus, 3 vaikus, būtą Palangoje, 3 mašinas. Geras vaikas. Mes pagal savę matuojam. Ką, pažiūrėkit, ką mūsų tėvai, išsimokslinimas. Jiem yra turėti, yra diplomą. Šeima, vaikai, svarbu suturėti gerai. Valgyt nori, aš kaip sakau, močiutė visada buvo. Valgyt nori, blema, aš nebadauju. Valgyt nori, pavalgyt. Prisiminkit. O kodėl? Karas, badas. Taip, ir mes bandom per mums vertingus dalykus, jie buvo vertingi, gal net, dabar toks. Ir mes bandom perkelt. Tai va taip pat mes perkeliam į verslą, mūsų atrodo, jeigu aš statysiu namus, kai dabar 3D stato namus, ne? Jūs suprantate, po 5 metų nusipirkai aparatą, kokį ten, beržinys, ten davėjai, atėjus, ten iš to betono viską ir pastatėte 3D namą per tą mėnesį, ar ten nežinau kiek ten, ne viskas. Namai mažėja, dabar namas ar 2 namas 8-5 kvadratų. Bet, o jaunimas sako, o tai ką? Tu sakai, kaip ką? O ką? Aš tai irgi senu, bibliotika, kokia bibliotika? Mes už medžių saugojimą. Sorry, okei. Toliau mašina, užterštumas. Mes turi mašiną, atvažiuoja ir važiuojam, taksi vienas kiek suvežė žmonių per dieną? 1000. O jeigu 1000 žmonių važiuotų su savo mašinom, mes mirsim, uždusim. Tu logiškai, kai tu klausai jų, kodėl taip daro? Jeigu mokat klausyti, mes nelabai mokam klausyti. Mes... O reikia mokintis iš jaunimo. Suprantat? Reikia iš jų. Mes jeigu einam ateitį. Faktas. Ir jie sako, tu galvoji, rimtai, jeigu 1000 žmonių važiuotų, jūs įsivaizduojate, kokia būtų užterštumas? Jeigu dabar taksi dingtų visi. Tai Lietuva dar tokia, žinot. Bet, geras. Todėl, reiškia, atsiranda tos automobiliai, kur dalinasi, CTB, sakykime, ne? Aš jau 1000 kartų važiavęs su CTB. Būna pas mane pažeminiai mašina, bet aš gyvenu centrai, pas mane pro langą, matau CTB, Vilniop, aš pasiimu ją. Nes kas nors atvažiavo, nes šilta, neįmu į pažeminkį, neįmu, įsivaizduoju. Kai aš pasako, kada čia pasako, kad vienas mano mokytojų irgi sako, ten namą didelį turi ir pasidarė dušą prie Megamojo. O eina per ten 2 kambarius. Ir sako, aš pusę metų padaręs dušą, nebuvau nekartas, tipo inercija. Jo, tokia, irgi įdomiai, kaip mes kokie ne, tai va čia yra rodiklis, kai mes nemokam keistis. Tai va, jeigu grįžti, įsivaizduoti, aš CTB imu, nes tas efektyvu. Dabar man ten, ten reikia į liftą, ten 2 durys. Tada einu per garažą, užkuriu, aš kaip žinot, kaip senas Kavenskas, aš dar mašiną vis tiek pašildau. Nesvarbu, kad pažyminkė +15, bet aš pašildau. O čia taisytis nemano. Keliai senamiestį ne kažkokie. Ir pas mane viskas tai. Tai va, o išeit man 5 metrai iki mašinos. Ten turbūt kokį gal 100. Tai man geriau čia. Aš einu iš karto sėdu ir išvažiuoju.
Ai, 100, plauti nereikia, lyja. Mas nešvarį be abejo visada stovi, ne? Ai, susiduodate kaip mane. Nu, Bet nereikia taisyti, nereikia draudimų. čia aš apie tai šį stilių. Nieko nereikia, 100 metų. Taip. Pasikeitė su namais tas pats lygiai. Ten nerūko niekas, kas yra gerai, nu negalima rūkyti, irgi jinai nesmirda, viskas, nu viskas. Pam, ir numeti ir 100 metų. Kaifas. Tas pats su būtais namais Vokietijai. Jie nieko nenori turėti, aš klausiu, sakau, tai kaip? O kam, sako man? Man įkiš 300 000. Taip. Uraganas nunešė, aš taisau, remontus aš Taip. darau. Taip. Nuomininkai, Kainos krenta, aš atėjau, išsinuomavau. Kitoje vietoje darbą gavau, kitą išsinuomavau prie darbo. Taip. Man reikalingos problemos. Jo, nu ir va tai yra tas, kad mes va, sako, jaunimo karta, ta share karta, taip yra, dalinimasis. Jiem negaila, jie dalinasi, jie nori tik naudotis, nenori turėti. Naudotis, tu sukeisi darai, nes dabar tokia greičiai, nu kol tu te padarysi, sutaupysi, negali, nespėj, kol tu namą pastatysi, tai kaip tu pastatysi? Kada tu dirbsi, dabar neturi laiko, dabar jeigu kokia veikla ar darbas, tu atsiduodi pilnai. Iš esmės dabar tų veiklų tokių mažai, kad ten, žinau, jau be 5-6, nu jau, viso. Ir vis tiek rutina darbas, tu moki, pagalvojus, nuomoji, pavyzdžiui, ne? Nu, nuomo kaifas, tu nuo įmonės ką? Nusirašai. Tau atsiunčia visą sąskaitą, tu 100 metų, tu tiesiog sumoki. Gali dar susitarti, kad sakyt, davai man padarykit tą vidurkį, aš moku vieną kainą. Nu, tu įsivaizduojate, dabar turi savo. NT mokestis, dujos, elektra, internetas, ten dar kažkas ateina sąstų, žiūri, administraciniai mokesčiai, kažkoks kaimynas užlėjo, čia padarė, čia kažkur dar, čia paklausė, tai dar gerai, jeigu nieko nesulūžo, nesugedo. Ir tu galvoji, o kodėl namuoji, to nieko, tau, lemputė pertikės kaminį, tu tvarkykit, taip, aš namuoju. Nu viešbutis. Ir be abejo, čia tik tai naujos kartos, kur nori daug, nori greit judėti, nori daug mokintis, keistis, tada tu aišku nori taip, sakai, aš nenoriu galvoti apie nieką, išskyrus tai, ką noriu. Suprantat, tik apie tai, ką noriu. O aišku, gal kitam patinka, eiti ten, paremontuoti, ten, kažką padažyti. Mama mano, tai jinai apie daržą galvoja. Jei gerai, jeigu pasakyti, ne, daržo nėra, imk babkių, užsikinėk iš Barboros, jei bus depresija. Tai mes turim žiūrėti iš savio, kur mes einam. Fakt, tėvas irgi, ne, jis namą statys, kol nenumirs. Visada yra ką veikti. Jeigu pasakys, va, tau dovanoju blizgą, kita karta, jeigu kitokių tikslų nėra. Jeigu nesako, kad man 7 metų eisiu čia ką nors sukursiu, aš Buffettas. Nu ne, jau to nėra, ne taip. Todėl jie puikiai daro, va tiek iššūkių, čia kiekvieną dieną yra ką veikti. Į Vilnių atvažiuoja medelių, mane pakviečia visada, aišku, man labai, aišku, įdomus medeliai. Sakau, įsirinkit ir pasakykit, kiek sumokėti. Viskas, sakau, man daugiau. Kuo greičiau, atvažiuok anksčiau, aš žinau, kad atvažiuoti reikia 2 valandas pavėlavus, nes jau bus viską įsirinkę. Ir tada taip pat, važiuojam papietauti. Visi jau patenkinti, oi, kiek dar, jau lekia, jau pavalgym, jau žinau, oi, čia žinau darbų, viskas, jau medžių sodina ir ten visada atvažiuoju, apveda, aišku, viskas, čia tas, čia biški padžiuvo, čia pageltonavo, čia palijam, čia turbūt šopsisiojo, biški pageltonavo, čia dar kažką. Ok, gerai, super, nu, yra prasmė.